Neblogą algą gaudavau, į vieną 9 į rankas, man atpiso protą vadovas, Mazda berods turėjau. Bičias pro mane pravažiavusi MG-las kupą. Jis dar jaunesnis už mane atrodė. Ir aš tada grįžtu namo susibėsnis, klausė, kas tau yra negerai. Sakau, fuck, dėt, aš čia pisuosi normaliai darbe, čia viską tą darau, kažkam uždirbinėjau pinigus ir aš važinėjau kažkokį geldą. Kažkoks bičias, vapšė random važiuoja su S-kupu, ta prasme. What the fuck, kodėl taip yra? Ir tada man žmona tokia auksinė sako, bet jisgi nedirba nuo 8-5. Tas buvo toks esminis momentas, kada aš supratau, kad aš nenoriu nuo 8-5 sėdėti dirbti, bet aš noriu gerai gyventi. Tada kyla klausimas, ar aš turiu eiti kažką vogt? Maybe. Tu sustingi su vienais, tu su kitais, ten tas, ana, šia bum, žinai, po pašaliukui, bum, tas, bum, ana, žinai, mašinytės tokios, anokios. Visigi suprantam, kad ne nuo 8-5 dirbu. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, žiūrovai, su jumis, kaip visada, aš Micha, su manim Danas. Salut. Ir šiandien mes turime svečią atėjusi papasakoti turbūt, kaip čia, juodesnių gyvenimo akimirkų, kurios atlydėjo į šviesą, dabar galima taip sakyti. Gal ne į šviesą, gal davė suvokimo apie bendrą pasaulėžiūrą, apie bendrą tą, kaip sukasi tas gyvenimas, kada tu šiek tiek ne pačioj sistemoje esi, sakykim taip. Kontekstui tiesiog, kad žiūrovas žinotų, tu esi, kaip čia teisingai sakyti, praleidęs laiko. Jo, aš esu, taip, praleidęs laiko, sakykim, pataisos namuose, ne vienuose. Šiek tiek laiko vienur, šiek tiek kitur. Galinis variantas, šiandien dienai, ką užsiemu, stengiuosi kuo mažiau lysti į tą, sakykim, undergroundinį pasaulį, bet, kaip sakant, kaip ir kalbėjom dar prieš laidą irgi, kai jau tu paragauji ten tą, vadinkim, finansinį skonį, po to labai sudėtinga būna grįžti atgal, tai stengiasi kažkiek tais legalizuotis ir išlaikyti tą tempą, ką turi, kiek įmanoma legaliai. Nori, nenori. Finansinį skonį to nelegalaus pasaulio. Jo, dėl to, kad, tai yra, būkim biedni, bet teisingi, tai yra geri pinigai. Ir kai tu gali sau leisti realiai beleką, kas tau patinka, ir kai tu staiga turi susivaržyti savai tam tikrus rėmus, tai labai sunku persijungti į tą dalyką. Kaip bebūtų. O tas geras gyvenimas, geri pinigai, būnant neatsargiai. Kainuoja, jo, ta rizika, tai faktas, kuo didesni pinigai, tuo didesnė rizika. Nėra dalykų be rizikos, netgi ir šiandien dienai, kai jau tu, sakykim, vieną koją legaliai užsiemi tam tikrais dalykais, tai vis tiek ten yra tam tikros rizikos, kuri yra jau gal šiandien pasiverta. Man metų ne 21, kad aš jau nesverčiau ir bandyčiau pereiti su galva per sieną, bet, pamokos, išmoksti. Dabar, šiomis dienomis visumoje, kaip reikalai, kaip sekas? Sekasi paprastai, didžiąją laiko dalį, sakykime, dirbu 50-50. Nesu aš ten samdomas darbuotojas, nesu kažkoks, man neleidžia panetkės dirbti. Dėdį, taip. Ir gaunasi tokia situacija, kad iš esmės judu su labai rimtai žmonėm, pats stengiuosi būti rimtas, nepavesti kažko, bet kiek įmanoma legaliau, kiek įmanoma, sakykime, apgalvojant visas situacijas ir, kaip sekas. Gyvenu, nesiskundžiu, visko turiu, kaip sakant. Tai jeigu dabar judame taip legalia linkme, ankstesnė veikla būdavo ta tokia... Jo, mes, ką čia slėpsiu, judėjom ir su automobiliais, legalūs, nelegalūs, leasingai, neleasingai. Darėm daug visokių įdomių dalykų, imdavom, ten irgi būdavo žmonės, kurie atvažiuoja, pasiema tos automobilius ten su, vadinkim, tais čimodanais, su lokatoriais, raktus susiranda išvaro. Čia, anokia paslaptis, ta prasme, tai yra toks buvo. Judėjom su pinigais įvairiais, tarkim, būdavo, keisdavom legalius į nelegalius, tai yra atvirkščiai, nelegalius į legalius. Atspausdintus. Jo, eidavom, kodėlgi nebuvo toks irgi judesys vienu metu. Tada eidavom ant paskolų visokių, susirašydavom feikinės paskolas, ateidavo žmonės. Greitieji čia kreditai?
Nu jo, tai čia buvo tuo metu, kai nebuvo tų apsauginių visokių. Vyvus, SMS kreditų. Jo, ten nebuvo tiesiog tiek daug saugumo tų, sakykime, klausimų, kiek dabar jau yra. Nu, tiesiog buvo galimybė tokia. Dabar jau tas yra biškai sudėtingiau, aišku, žmonės vis tiek faktas juda ir su tais dalykais, ir su kitais dalykais. Lietuvoje yra toks dalykas. Kuo tu gražiau atrodo ant popieriaus, tuo tu patrauklesnis bankui esi. Dirbantis. Jo, taip, dirbantis, tu ten gauni algą, ten dar kažkas. Ir ant to daug žmonių yra, kurie žaidžia, sakykime taip. Aš ten gal nesiplėsim į niuansus, kaip kas vyksta ir kokiu būdu tas vyksta, bet, tai vyksta vėlgi tie patys automobiliai, kurie paėmėmi irgi fiktyviai lizinguojami, dar kažkas. Daug kas atsikando iš mano, sakykime, rato to lietuviškos, tų vietinių automobilių, imkim taip gal. Daug kas peršoko į užsienietiškus, nes, sakykime, parsivarant į Lietuvą užsienietišką automobilį bausmė šiek tiek kitokia. Dabar tie įstatymai dar kartelį keitėsi ir, jeigu neklystu, nuo Liepos mėnesio pasikeitė ir bausmės dydžiai, ta prasme, įvairiom ten, sakykime, voktiem automobiliam ir pasikėsinimam ir ten taip toliau. Ten ilgas sąrašas, dabar jau sunku pasakyti, bet ir tas skatina, sakykime, užsiimti ten tą veiklą. Nes, tarkim, pavyzdys, automobilis kainuoja 100 000, tai gali paimti už kokį 20, 25. Tada pasinaudoji pažintim, persikali skardas, vadinkim dar kažką, tas automobilis atsistoja, kokį kem. Tai čia vien pervirinimai, ten kompų išėmimai, visą kitą. Ta prasme, čia, sakykime, nesileiskime į detalės, darbas. Darbas padaryti automobilį legalų. Bet mes čia nekalbam apie ten, nežinau, ten mašinas, ten iki 10 000 ribos. Ne, mes kalbam apie rimtus automobilius. Gelikai, Range Roveriai ten ir panašiai. Drąsiai. Ir jie yra vogti užsienyje. Jisai atvažiuoja į Lietuvą, daleiskim, galbūt nevogtas, bet po kažkiek laiko jis jau tampa vogtas. O galim mes taip, greitą tutorial gidą pravesti? Kiek paprasta yra pavogti naują Lexusą arba Range, arba kiek Mercedes? Paprasta? Jo. Aš mačiau YouTube'ai, ten rusai tipo ima kažkokį tai ten signalo gaudiklį, paspaudžia raktą ir ten 10 sekundžių viso tipo. Tai aš manau, kad čia Nokia paslaptis, tai tas prietaisas kainuoja tarp 10-30 tūkstančių. Tokias gairės paimkime. Aš žinau, kiek tikli kainuoja, bet sakykim, kad labai neišsiduot. Nuo 10 iki 30 tūkstančių. Tas radio FM bangutas nulaužėjas, gaudytojas. Radiją, vadinkime. Radiją. Blokatorius, radiją, nežinau, sakau, čimodanais vadina, kaip jau nori ten pavadink kuprinę, dar kažkuo. Esmė tokia, labai sveikia, labai paprastai praeini pro namą, pasigauni signalą, mašinas, viskas važiuoja. O tolimesnis procesas, aš girdėjau tokius gandus, kad tada veža po stora aliumininė skarda, ten kapstosi, ieško daviklių. Yra toks prietaisas, jisai turi skirtingus ten, sakykime, galingumus ir taip toliau. Yra labai galingas, kur ten tau realiai ant kiaušinių reikia foliją dėtis. Nes jis labai galingas. Yra jie paprastesni, bet, kaip sakant, dabar ir technologijos gudresnės. Yra miegantis GPS, yra nemiegantis, yra ten OBD jungtis jungiami. Ir, ten ant kiekis kvadratų, kiek visko yra, bet, tarkim, jeigu tu jau labai sugalvoji, noriu pizdint mašiną. Tipo, first thing what to do. Tai ką, pasiemi, susirandi prietaisą, pasižiūri, kokios potencialios mašinos tų prietaisų galima paimti, eini prie mašinos, pasiemi, įjungi tą zagluškę ir važiuoji. Ir tada prasideda tas, darbas. Tai prasideda darbas, kur jie dėt, kaip dėt, koks atstojus, kaip kas vyksta, kur jie pastatyti, kur palikti. Žodžiu, labai daug visokių ten reikalų. Galiausiai praeina tam tikras kiekis laiko, jeigu jinai ieškoma, tai jie pasižiūri, ar jinai buvo surasta, nebuvo surasta ten stovinti, kur nors numesta ten ir panašiai. Nieks neieško, tada ta mašina važiuoja toliau, atsiranda kažkokie dokumentai, dar kažkas. Tada žmonės sudirba tos dokumentus, jinai registruojasi kaip tvarkinga, nes jinai iš esmės techniškai gaunasi kaip ir tvarkingas automobilis. Ir viskas, ir tada jinai išeina į platų į pasaulį kažkur. Ir eidavo šitos varkės, ta prasme. Vis dar eina. Dakeliaudavo iki galutinio kliento ir važinėdavo ir nesusiekdavo, nepagaudavo. Aš manau, kad ir šiandien dieną yra lietuvių, kurie net nežino, kad gal pas juos buvo perkaltos mašinos, dar kažkas, ta prasme. Nes vėlgi, sakau, 100 000 nekainuoja mašina, tu ją gali paimti, sakau, už 20 000. 20 000 aš turiu omeny, kad jeigu tu ją iš kažko perki, tu šiaip tai paimsi, tai uždyk. Bet jeigu tu, daleiskim, neturi prietaiso, bet nori kažkokio patikimo daikto, tai tu pasiemi už 20 000, žinai, jau ten, kurį šalta, nebekaršta, tas karštas, tai turiu omeny, kad, nebeieško jos gal, arba ieško, bet ne taip aktyviai.
Nu ir tada jinai jau būna atstovėjus, viskas faina, gražu. Ir tada jinai atvažiuoja čia kažkur. Nu, arba pas mus, arba į Latviją, arba Latvijoje registracija, iš Latvijos registruojami į Lietuvą. Nu, čia tų variacijų yra belekiek. Pilna. Tiesiog tau reikia sugalvoti, kai kurios netgi tos pačios, tarkim, Vokietijoje paimtos Vokietijoje registruojamos per naują. Nes jos gerai gal padarytos, pavyzdžiui, yra. Čia jau kaip kam leidžia, situacija. Tai yra šansas, kad dabar atsidarius Autoplius autogydą, aš galiu įsigyti voktą automobilį. Jo, pas mus matai, dar yra ten, pavyzdžiui, yra vieni tvarkingiau daro, kiti daro prasčiau, bet visgi dar tų visur pas mus yra dar tas švogerių kraštas. Nedingsi nuo to. Ir jeigu ten mašina prasčiau yra kažkaip padaryta, per tą tunelį, vadinkim, gali atsirasti tenais gal klausimų, visą kitą, bet švogerių kraštas nėra ko pinigai neišsprendžia ir sakykime, praeinant ten tą tunelį būna mašina tvarkingai padaryta, dulkelė užsimetus, dar koksai ten šūdniekis ir panašiai ir viskas turkoja, viskas gražu. Nu ir jinai išvažiuoja viskas. Ir tu negali pasakyti, jeigu jinai iš tikrųjų padaryta pas tuos, kas daro gerai, tai tu kartais net pats negali pasakyti, ar jinai buvo daryta ar nebuvo daryta. Šita schema anksčiau kurį laiką taip, sėkmingai judėjo pas tave? Jo, sėkmingai judėjo, aš nieko blogo nedarau šiandien dienai, gyvenu laisvą gyvenimą, viskas tvarkoj, bet jo, tai jinai iki dabar ir juda, ir judės, ir manau, galbūt elektriniai automobiliai tą gali išstumti, dėl to, kad ten yra tam tikri niuansai, kaip pavyzdžiui, serijiniai numeriai. Softo perrašymas ten. Maybe aš iki tiek nesigilinau, nes man niekad ir nepatiko elektrinis automobilis. Dėl daug niuansų jis nepatiko, vienas iš tų, daleiskim, kaip pavyzdys, tu su kokiu nors, imkim mūsų labai mylimą S60, F10 ar dar belė kokį kitą BMW, tu sėdi ir bėgi, ir važiuoji, ir kažkokiu būdu ten, daleiskim, tave užsivijo, tu pabėgai, nes tu mandras vairuotojas, viskas faina. Elektrinių automobilių kas nutinka? Tau užtenka serijinio numerio turėti. Tu išjungi ir dar duris neatsidaro. Pizdėt. Ir sėdi karavačkai. Ir sėdi, ir tave atvažiuoja pasiema tiem, kam reikia. Tai nebūtinai gali būti mūsų tos gink, saugok ir pagelbėk tarnybos, bet gali būti ir kiti žmonės, kur tu gal nenorėtum, kad tave iš tavo... Aš galvoju, čia nemažai išsilavinimo reikia turėti ir teisinio, ir mechaninio. Matai, tas ateina gal per laiką. Jo, tai priimkim tokį dalyką, kad tu, tarkim, atsisėdė jaunas būdamas, atsisėdė pasitaisyti namus, pataisos namus kokius nors. Jeigu tu ten, sakykime, toj laisvėj nebuvai prisidurniavęs ir tu ten pakankamai normalus žmogus su normaliai žmonėm bendravai, dirbai, kažką darei, nieko neožinai, nieko nepridavėjai, kariuomenė neįėjai ir ten taip toliau, tai žodžiu, tave galbūt pasitiks koks nors pažįstamas į kokį nors tam tikrą vietą šiltesnę, kur ten tau gal kažkas valgyt padarys, panašiai, nesvarbu, bet ten tu turi be galo daug laisvo laiko. Įkalinimo įstaigai. Taip. Pataisų namuose. Ten, kur tu teisaisi. Ai, čia nesiskaito kaip įkalinimą? Ne, tai, bet ten nieks nieko netaiso. Bet tiesiog vadinasi pataisos namai dar kaip nors, čia ant kvadratų visokių tų pavadinimų. Ir per tą laiką, žodžiu, mokaisi. Jo, ir tu per tą laiką, ta prasme, bendrauji su žmonėm, kuri savo pažintis, parodai, kad tu ne koks nors gyvūnas, ne paukštis, ne dar kažkas, kad tavim verta, taip, kad tu vertas kažkokio pasitikėjimo ir kaip sakant, dar tave kaip pasitinka, ar ten kažkas palaidavo už tave, ir tu, kaip sakant, nesusiterši savo vardą ir viskas būna faina. Ir tu ten susirandi pažįstamų, pasižiūri, išėjęs galbūt į laisvę, tu pasitikrini juos ir galiniam variante tu su kažko pradedi judėti. Kažkas buvo gal protingesnis, kažkur kažkas, aš pažįstu žmonių, kurie lagerį 6 kalbas moka. Baigia daug aukštuosius, pavyzdžiui. Kodėl? Jie ten atsidūrė dėl to, kad kaip mane, pavyzdžiui, kažkas ištukalino, kažkas paožino kažkur kažkam nepasisekė. Priimkim ir tą, kad tai yra kartais būna sėkmės faktorius. Nepaėjo. Bet irgi protingi išsilavinę žmonės ir, iš esmės eksploatuoja sistemą. Taip, nes... Ar galima eiti prie tokios išvados, kad kokie protingi žmonės neeksploatuoja sistemos? Taip, būtent. Tai, vėlgi dar sugrįšiu prie to paties. Kiek man tai leidžia, aš šiandien dienai irgi lygiai taip pat to užsiemu. Jeigu tai yra tam tikra skylė ir aš matau, kad per tą skylę aš galiu išeiti, sakykime, į pliusą, aš visą laiką to pasinaudosiu. Nes kodėlgi ne, jeigu ne, aš pasinaudos kažkas kitas. Taip jau yra. Ir nebus taip, kad tu
Paimsi ją, glaistysi, kažkam skambinsi, ten sakysi, žiūrėk, pas jūs teisiniai sistemoje, ten yra tokia problema. Tai pirmas dalykas, tau tave pasiūs toli. Antras dalykas, kaži kada tas pasitaisys kažkas. Ir dar geras variantas yra uždarbiai. Taip, ir dar tu, jeigu tu kažką uždirbi, nepakenkdamas kitiem, ten nežudydamas, ne dar kažką darydamas ir panašiai, tai niekamgi nepakenki. Nu, iš esmės tai pakenkdamas, tu pavogi brangų automobilį iš to. Ai, aš kalbu apie kitus dalykus, aš apie tą tam tikrą teisinę sistemą. Teisinę. Taip, automobilį pavogdamas, tu pakenki kažkam, bet... Draudimas, kasko. Draudimai, kasko, dar kas, aišku, ten, žinai, neateini, nepaklausi, tavo imkė drūsto, ne? O ar galim truputį, įsigilinti į to pataisų namus? Dėl to pasitikimo viso priskirimo. Yra vėlgi, aš manau, kad jau dauguma žino tą, vadinkim, tą tokią santvarką kažkokią, kaip mes, tarkim, labai geras pavyzdys, hinduizmas, jie turi tas kastas, šudrasai, ten kažkokie ten aukštesni ir ten taip toliau. Lygiai taip pat ir tuose, ar pataisos namai, ar kalėjimas, ar ten, tarkim, jau tas izoliatorius, ar ten, nesvarbu, kas bebūtų, žodžiu, kuri ten ta vieta, sakykim, visose jos yra galioja tam tikri tam tikros taisyklės, vadinkim taip. Tai viena iš tų taisyklių, tai tos ir yra tos, vadinkim, kastos, kuriuose ten, bus bachūrai, bus verchatūra, bus gaidinas, bus dramblinas, bus ten šlepos, šlepukai ir ten kiekis varatų visok. Bet tam tas yra iš vienos pusės gal kažkiek tais ne visada teisinga yra, bet iš kitos pusės, jeigu nebūtų tokio dalyko, ten būtų betvarkė. Tu ir taip jau negaliu taip sakyti, bet lagerį tu gali gauti visko, ko tau reikia. Visko. Ta prasme, jeigu ten, tarkim, laisvai ten tau reikia ko nors ir tu ten reikia važiuoti kažkur taip toliau, ten viskas vienoje vietoje. Pas mane buvo klausimas, ant kiek sunku ar paprasta kažką gauti būnant? Man būnant tai nebuvo jokių problemų. Tik turėk pinigų. Ryšių arba pinigų. O kokia valiuta tenais? Tais pačiais eurais? Tai žinau, ko ten dar. Kaip gauti dar kripto yra kažkokia dabar atsiradus, aš nežinau, sunku pasakyti, bet šiaip visą laiką pinigai, kažkas išlaisvus, kažkur kažką pervedė, kažkur kažkas nuėjo ir viskas. Ir ten ką, atvaro metikai už tvoros arba dronas ir kaip atkeliauja? Kaip vyksta? Įvairiai būna tie, kas pavyzdžiui surenka tą dropą, vadinkim, kurie ten viduj lagerio pralaksto, yra, kurie... sakykime, kažkur praneša bardačiokė pas save užpakalį. Bardačiokė. Daug, visokie yra niuansai, kaip tas daiktas papuola ten, kur jisai turi papult, o po to kažkas kažkur atneša, kažkur kažkas nuneša, dar kažkas ir taip toliau. Galų gale. Mūsų mieli pareigūnai irgi prisideda prie to pačio. Nes visi nori kažką prisidurti prie algos. Ant kiek darbuotojai laikosi savo darbo įstatų ir etikos kodekso? Tai jie visi laikosi, tik kiek smarkiai. Gal kažkuris primerkė vieną akį, vienas lankstesnis galbūt, arba vienas tik vieną akį mato kažką tais ir panašiai. Žinai, ten skaudėjo tuo metu ir panašiai. Aš skaičiau vieną straipsnį ir čia buvo nerašytos ir kalėjimo administracijos toleruojamos taisyklės. Tai čia tos pačios kastos? Yra, pavyzdžiui, būna, kad ten, tarkim, kažkoks tai įvyko konfliktas, ar ten dar kažkas yra, kurie ten, tarkim, jau ten kokie iš verchatūros, ar iš kokie bachūrino rimtesni, jau, sakykim, žmonės, ten eina, tarkim, buvo kažkoks nesusipratimas, daleiskim, koks nors ten buvo apsistumdymas su tais pačiais apsauginiais, yra žmonės, kurie ten biški pasitarė, paprašo, kad ten gal tu nesielg, taip, nereikia, taip dar kažkas, nes, ten žmonės gyvena ten, supranti, tai nėra taip, kad ten ateina kažkas, dar kažkas, tu ten realiai kurį laiką tampa tavo namai. Daleiskim, tu kokį metalinį sroką, kokį 10 metų. Tai tave tarp lagerių ten pamėtės kažkurio momentu, bet, kokius, pavyzdžiui, 3-4 metus būni vienoje vietoje. Tu ten gyveni, tu kaip ir jau ten gyvenimo vieta tavo, kuriam laikui. Tai tu irgi, negali, kaip sakant, šik ten, kur gyveni. Ir stengiasi kažkaip tai įsivartyti situaciją, pasikalbėti su kažkuo, pašnekėti, pasižiūrėti, kad ten gal kuo geriau tau būtų ir panašiai. Gal kokį laikroduką prasinešti, žinai, kad tau pačiam smagiau būtų, ar ten kokį, žinai, rūbą, dar kažką, kokią šmutkę, žinai, tipo įsišauti į vietą. Per tos pačių, žinai, susitikimus praeina tam tikras kiekis visokių, gal kvepalų, gal dar kažko tipo. Bet čia vėlgi, žinai... Bet čia savo ar vietoj valiutos irgi šitą dalyką? Ar čia tiesiog, kad savo malonu būtų?
Įvairiai tu gali panaudoti, nu vis tiek ten, tai būna barteriniai mainai, būna dar kažkas, būna kažkam kažką pažadės, va ten tau praneši kokią ten, žinai, faiką. Tai va tas paslaugom irgi kaip irgi. Jo, nu ta prasme, tai yra pakankamai standartiniai dalykai, sakykime. Nu, nelaisvė, bet vėlgi, jeigu tu, kaip sakant, nesi tenais paukštis ar gyvūnas, tai tavo žodis dar kažką reiškia, žinai, nes tipo yra toks dalykas. Va dėl tų klasifikavimų į kastas, ne? Aš kaip suprantu, viskas priklauso nuo to, ką tu veikėjai iki tol. Jau iškart, kai tu ateini, nėra pasirinkimo. Jeigu tu ten buvai neutralus tam tikrais atvejais ir ten patekai per kažką tais, nu tai tu greičiausiai keliausi į kokią tą, vadinkim, rabočkę arba į tuos, vadinkim, neutralius, nu žinai, normalius. Tai čia, tarkim, tą liniją vidurinę. Jo, jie normalus, tai tau reikia išlaikyti tą normalų, neutralų vaidmenį, neprisidurniuoti, neprisimūtinti nieko tipo. Čia apskritai bendrai paėmus prieš teisėsaugą ar prieš... Apskritai bendrai paėmus, jo, nu tai aišku, tu turi nieko nepridavinėti, neožinti ir panašiai tipo. Nu ir viskas, ir tu ten tą savo laiką ten atbūni ir viskas. Jeigu tu ten papuoli į tą, vadinkim, aukštesnius rankus, nu tai tu ten jau turi elgtis pagal tam tikras panetkės. Kaip ir sakau, ten kai kurie yra pagal senas, kai kurie yra pagal tas, vadinkim, gal dabartinės. O šitą iš anksto žinai, ar turi vietą išsiaiškinti pats, ar kaip? Nu, dažniausiai, jeigu tave kažkas pasitinka, tai perspėja. Ką tu turi sakyti, ko turi nesakyti, kaip kas, nes, nu, ten vis tiek. Bet tu jau gali ateiti tenais, nu, su tuo autoritetu vadinamu. Jo, tu gali tenais ateiti su tuo autoritetu dėl to, kad, nu, tave kažkas pasitinka, tu laisvai kažką gero esi padaręs bernam, bachūram, dar kažkam tipo. Ir, nu, jie į tai žiūri kitaip visai. Ten tada tave gali pasitikti koks draugas, dar kažkas ir taip toliau. Ir, nu, automatiškai ten patenki tą, sakykime, aukštesnį variantą. Nu, taip aukščiausias, kas skaitosi, bachūrai? Tai šiaip aukščiausias tai yra tas virchatūra arba autoritetas. Nu, nes jie jau ten sprendžia tuos, sakykime, aukštesnius klausimus, ar tu ten gerai pasielgiai, blogai pasielgiai, jeigu kilo konfliktas, kas teisus, kuris ten kaip, nu, turėjo pasielgti ir panašiai, tipo. Tai vėlgi, nu, tai iš vienos pusės nėra blogai, dėl to, kad jeigu to nebūtų, tai gal ten darytų kas ką nori, tipo. Bet visą laiką vyksta, nu, vyrauja tas, vadinkim, jėga vis tiek sprendžia labai daug klausimų, kaip bebūtų. Taip, tai jėga, tai aš kalbu ir apie fizinę. Bet jėga būtent ar autoritetą? Jėga, ne? Okay. Jo, jėga, ta prasme. Aišku, tu negali atėjęs, net, žinai, būdamas paprastas duoti autoritetą į veidą, nes negali. bet turiu omeny, kad jeigu kilo ten tarp tokio pat ir tokio pat konfliktas, tai paliekamas arba būna įsispręsti patiem, o jeigu dar kyla kažkokių nesusipratimų, tada jau ten įsitraukia kiti žmonės, kurie padeda įspręsti tą problemą, vadinkime. Aš skaičiau straipsnį, kur sakiau, kur sumušė tą iki, kur mirė čiuvakas. Nesklandumus sukėlė bachūrams, bet bachūrai net pirštų neprilėtė. Ne, tai jo, tai yra tas, vadinkim, kaip čia dabar įsivaizduoju. Pats bachūras, jisai gal ne visais atvejais kažką ten eis ar darys, ar aiškinsis, kam tau ten, sakykim, gadinti savo sėdėjimo matalinimo laiką, vadinkim tą sroką. Jeigu tu gali ten, daleiskim, numest kokį pydisą 100 eurų, duoti cigarečių, dar kokią nesąmonės kokiam nors durniui, kuris nueis tenais ir tau padarys tą, ką reikia. Kita vertus, per laiką ateina ir tą pagarbą užsitarnauja. Aš kaip suprantu, tame autoriteto ir esmė, kad tu gali duoti užduotis, tau nebereikia pačiam daryti, ne? Gal autoritetas labiau ne tiek užduotis duoda, kiek, nu, po jo vardu kažkas dirba, kažkas kažką daro, vadinasi, jis dalinai už jį atsako, žino, kad neprisimūtins ten ir panašiai. Ir tas pats autoritetas irgi sprendžia ir tos klausimus, ar teisingai buvo padaryta, neteisingai buvo padaryta, kiek kam kas kainuos, jeigu buvo neteisingai padaryta. Nu, čia toks labai apibendrintai, žinai, labai glaustai. Kompensuota, ne, ką reikės? Nu, tipo, jo, jeigu kažkas patyrė kažkokį nuostolį, ten, daleiskim, buvo neuveskė kokia nors, ar ten koks nors darbas nebuvo padarytas, kaip turėjo būti padarytas, ir ten jisai to sprendžia klausimus. Čia tiesiog yra, nu, tipo, žmonės, kurie jau, sakykim, kažką nuveikė, kažkur kažkas įvyko, kažkaip jie
kažkokiu būdu per tam tikrą laiką užsitarnavo savo vardą. Nu, sakykime, pavyzdžiui, kaip ir pas mūsų ne bankai. Vieni galvoja, kad vienas geras, kiti ne. O kodėl? Nu, vat kažką gero padarė, kažkaip atsitiko. Lygiai taip pat kaip ir, pavyzdžiui, kažkokie yra draugai ar pažįstami, kuris, tarkim, vienas yra geresnis, kitas yra prastesnis. Nu ir va tas ant to yra žaidžia, nu tai va taip ir susidėlioja ta sistema, ta prasme, kuris nepavedė, kuris laiku atiduoda pinigus, kuris gal paskolina, kada reikia, kuris ten tavęs nelaužo dėl tam tikrų dalykų. Čia žiauriai lievai visą tą bandau paaiškinti, bet tokia, žinai, žmogiška paprasta kalba, kad, nu, tipo, įeiti į tą patį principą. Kad, nu, yra žmonės, kurie sprendžia tas tam tikrus klausimus, yra žmonės, kurie gali spręsti iki tam tikro lygio tos kažkokius tai klausimus, nu ir taip ir skirstosi, nes, tarkim, jau ten tos aukščiausias vis tiek, tai bus bachūrai, tada bus ta verchatūra, kuri renkama iš tų pačių bachūrų ir jau tada yra tie tam tikri autoritetai, kurie jau, nu, kažką, sakykime, nuveikia gyvenime ir dėl to jie turi tą tokį savo vardą. Tu, jeigu, va, pavyzdžiui, priskirtas esi prie kažkokios kazos, tarkim, mane, nu, ateintinais ir, nu, prapist, aišku, gali, bet tu gali pakeisti savo, pakilt aukščiau. Vat gal nuo gyvūnų, pavyzdžiui, ar čia viso prigovoras? Ne, viskas. Prigovoras. Ir visam laikui, nesvarbu, ar pakeisti įstaigą. Nu, dar nesu girdėjęs, kas gaidys bachūrų taptų iš tikrųjų. Suprantama, jo. Tai va, bet kaip su normaliais, sunku pasakyti iš tikrųjų. Gal kažkurio metu, tarkim, kaip jisai ten pradeda judėti, ar pas jį panetkės kažkokios. Gal kažkokios išimtys ir gali būti, sakykim taip, bet jeigu jau tu tipo bachūras, tai tu iš esmės turi ir palaikytą reikalą. Tada jeigu tu kažką pažadėjai, tai turi taip ir būti. Jeigu tu kažkur kažką tais darai, tai tu irgi tam, nu, turi elgtis pagal tam tikrus dalykus, kad tu negali pramest žmonių, negali ten daleiskim, nu, kaip pavyzdys, ne, yra tos senosios, vadinkim, nu, tas griežtekas, dar kažkas ten į kokią valyklą, kai kurie neina, nu, nes negali eiti pagal tas panetkės, nes tu iš laro nusipirksi ir ten tau laras, tai, nu, kioskas, iš kurio jo lariokas, tai iš ko tu nusipirksi ir panašiai, nu, toks, žinai, ten, tipo, jau ten niuansai prasideda. Bet man bachūrai visą laiką, nu, aš ir pats, ir man patinka dėl to, kad, nu, ačiū Dievui, kad dar su jais galima susikalbėti, jeigu sutari, tai tikiesi, kad, nu, 9-8% bus. Nes kaip ir aš sakau, yra dar toks dalykas kaip sėkmė. Mes visi tą faktorių pamirštam, bet, nu, ne viskas kartais įvyksta, kaip mes norim, ar ne viskas įvyksta pagal tavo ten tą suplanuotą reikalą. Tai dar irgi tas yra žmogiškieji faktoriai. Ir vieni gali vertinti lankščiai, kiti gali nevertinti lankščiai, nes, nu, tipo, tavo problemos, tu nepadarėjai. Ir kad ten, pavyzdžiui, iš tavo pusės buvo viskas gerai padaryta, bet ten, vat, kažkur kažkas įsijungė ir jo, ir, nu, toks, vat. Ir čia jau prasideda, ar tai bus žmogiškas dalykas, nebus žmogiškas dalykas ir panašiai. Nu, kaip ir paprastam gyvenime, tik tiek atsakau, jeigu tu gatvėje ten kažkokio tai žmogaus pasakysi, gali tu tą padaryti ir jis pasakys, nu jo, gal galiu, ir tu maždaug 50-50, tai, nu, su bachūru iš esmės jis jau, jeigu pasakė galiu ir kad padarysiu, tai gali tikėtis, kad taip ir bus. Nu, didesnis procentas dėl to, kad, nu, jis turi tą savo kažkokį žodį palaikyti, tipo. Nu, ir kitu atveju aš manau, kad kuo tu labiau kastoji aukštesnis, tuo tavo žodis turi būti tvirtesnis. O jeigu nesigauna kažkas, ar tu tiesiog visą laiką turi vertinti tą riziką? Kad... Tai tam tu ir esi, kaip sakant, tu turi įsivertinti, kaip kas vyksta, tu turi žinoti, tada užsimes kažkokį tai atsargą, dar kažkas, arba supažindink žmonės su planu B, jeigu kažkas nesigauna, o jeigu ten nesigavo vapšė kažkur kažkas kinau, tai mokėk. Ir bandyk išsipirkti, kalbėkis. Svarbiausia, reikia kalbėtis, nes jeigu ten bandysi slėptis ar ten dar kažką tais... Tai iškart jau prie gyvūnų, karočią. Nu, laisvai gal tavęs nieks, nu, gal apmyšt galvą, gali kas nors dar kažkas tavo, nu, tai tada bus liūdna, tipo, nu, nes šiaip liūdna, tipo. Tenais išmoktos visos šitos, nu, neišmoktos, bet veikiančios šitos panetkės, tipo, nu, aš taip apibendrinčiau, turėt atvietą už bazarą, ant kiek jos, nu, dabar persilėja į tikrą gyvenimą. Ar to pasiekoja geriau išmokai atsifiltruoti žmonės, žinot, kad šito verta pasitikėti, šito ne? Jo, ten, nu, ta prasme, kaip ten daug psichologų. Daug psichologų. Ten žmonės pakankamai gerai skaito kitus žmonės, mato, kur galima palenkti, kur galima ten kažką tai sklustel, dar kažką. Nu, taip jau yra, tu nedingsi nuo to, žinai, bet kaip čia dabar pasakyti, žinai, bet ten jo, ten tu daug laiko turi, tai tu tą laiką išnaudoji ką, tipo, sportuodamas, nu, nes ką dar daryti, turi palaikyti formą, sportuodamas čia aš va, biškį
patingėjau sportuoti dabar va grįžęs, o šiaip tai, nu, ten ką sportuoji visą laiką, tas pats kažkoks režimas yra, dar kažkas tavo knygas skaitai, nu, leidi tą laiką kažkaip. Aišku, kiekvieno skirtingas, vieni ten gali ir gulėti visą laiką, žinai. Reikia susidaryti pačiam savo planą, ką tu nori daryti po to, žinai. Ar tavo golas sėdėti, žinai, visą laiką tenais, ar tavo golas yra nepaklių daugiau tenais ir būti protingesniam. Susidaro toks įspūdis, kad jeigu jau papuoli, tai iš esmės tu turi dar labiau įsitraukti viską, kad tau gerai sektųsi tenais ir vėliau. Gal taip nėra, kad tu ten turi įsitraukti, tu ten turi tą savo laiką būti, sakykime, kaip jau tu ten kuo ramiau, vadinkim taip, kuo mažiau prisimūtintum. Tipo. Arba iš viso geriau, nu, nelysk niekur, tiesiog, kad būk tą laiką ramiai, ten, žinai, kuo mažiau pasakok, šnekėk ir taip toliau. Ten reikia daug klausyti. Šnekėti tau iš vis nereikia. Tu tik klausyk, ką tau sako. Ir viskas. Daugiau nieko nereikia. Vykdyti gal irgi nebūtina, jeigu ten nesąmonė sako, bet turiu omeny klausyk. Ir kuo mažiau šnekėk, nes kuo daugiau šnekėk, tuo daugiau tavęs klauso. Ir tada jau nuo to gali pas tave atsirasti nenumatytų problemų. Spragų bazarė. Taip. Aišku, žinai, tipo, yra ten tų, kad visi žinos, už ką tu atėjai, anksčiau ir vėliau susižinos ir panašiai, tai ten irgi geriau neslėpti tokių, žinai, dalykų. Nu, už ką jau papuoli, už ką papuoli. Būk teisingas, nepis proto tu niekam. Ir viskas tiesiog. Nes jeigu pisi proto, ten greit išeiš tie dalykai. Tai... Diskomfortą užsitraukia spekuliantai, ne? Jo, nu tai ten yra, žinai, ožiai, pridavę kažką, kažkur ten tipo su operais dirbę, dar kažkas, kur kažko ieško ten, žinai, ir panašiai, ir kažkam kažkas tukalina, spekuliantai ten, žinai, visokie. Tada, nu, pagrindė, va, tokia, žinai, tokia klasifikacija gal tų žmonių, žinai. Tai... O kas skaitosi, va, geras, pagal panetkis, teisingais. Nu, va, mašinos, ne, kaip suprantu. Nu kaip, vagis yra vagis, žinai, tu niekur nedingsi, tipo, lygiai taip pat kaip ir, tarkim, machinacijos kažkokios dar kažkas. Tu žinai, už ką ten sėdi ir ten niekas tau nesako, kad tu kažką blogą darai. Nu, jeigu tu, daleiskim, ten pavogiai mašiną, ne, tave pagavo, bet tu nieko nepridavai. Tave ten atveda ir tu ten sakai, nu, blema, nu, vagiu mašiną. Nu, vok, paklausu, ko judėjai. Gal atsiras bendrų klausimų. Viskas. Nu, tu neslėp. Geriau jo, bet, nu, mes čia nekalbam, kad jeigu tu ten išprievartavai mažametę ir tu tikrai ten laimės nesulauksi. Taip, aš taip suprantu. Nebūsi labai ten, žinai, gerbiamas. Aš girdėjau, kad ten smarkiai baudžia tokius. Nu, sakykim, kad tikrai nebūsi populiarumo viršūnė. Bet ten, pavyzdžiui, už tas pačias moteris, ten dar kažką, nu... Žodžiu, yra savo kažkoks. Jo, tu, žinai, tipo, jeigu tu ten vagi, tai vok. Jeigu tu ten machinuoji kažkokias ten machinacijas, machinuoji. Bet žiūrėk, va tada dar įdomu, sakai, va, kad nebūtų tvarkos, ne, be kastų. Man va, iškart susidaro klausimas, realiai, kas daugiau, ne tai, kad autoriteto, bet kas labiau sukuria tas taisyklės vidinės. Vat būtent prižiūrėtojai, teisėsauga, ar jau va dėl to, kad yra vidinė konstrukcija? Ne, čia yra vidiniai dalykai, ten teisėsaugai tos nesikiša, jinai faktas, kad jinai žino, kas tas bachūras ir kaip ten kas vyksta, tipo, ten faktiškai tave perkeliant, nu, ir toks karantinas, vadinkim, tenais prieš patenkant į tą savo jau tą būrį, vadinkim, tu pasėdi karantinę, ten, ką, kai tik atvarai, ne? Jo, tu ten, tipo, pasėdi, tada nueini pasikalbėti pas operus, jie ten, tipo, pasižiūri, kas tu toks tavo ten tą išklotinę, kaip sakant, siveką perskaito ir tada tavęs paklausi, kokį tu tą būrį nori keliauti. Būrys N, būrys X ir taip toliau. Nu, tu pasakai, daleiskim, būrys X. Jisai sako, kodėl? Nu, tai tu sakai, mane ten pasitinka. Ir viskas aišku. Jo, nu, taip. Okay. O jeigu nežinai, tai ten tau pasiūlo kažkur, tai pasiūlo dėl ko ir taip toliau. Nu, jie iš pradžių paklauso, kas tu, nes niekam nereikia ten problemų, lygiai taip pat. Nu, kad, žodžiu, ramus darbas būtų. Taip, niekam ten nereiktų bėdų ir problemų. Tai vėlgi, ten, jeigu tu ekstremalas ir dar gaidys, tai tu galėjai, žinoma, pabandyti papulti į bachūryną, bet kažkaip ir sakau, čia jau turi būti ekstremalų. Bet tai čia įmanoma? Nu, tu gali papult, bet aš nežinau, kaip ten tau seksis, ta prasme. Bet tai paskui ką, gali paprašyti, kad perkeltų tą versiją, jau pasirinkai ir... Nu, dažnu atveju jau tada būna gal specucha, aš manau. Kas yra specucha? Nu, kaip tu sakei, tenais kokių gausi lasdų, dar kažką, kai sužinos, kas tu toks ir tada keliausi biškį pailsėt
kol tave ten sutvarstys ir panašiai, žinai, tipo, nu čia labai skirtingas požiūris, aš dar negirdėjau nei vieno, aišku, gaidžio, kuris ten keliausi į Bahreiną, bet sakau, tipo, gal yra tokie ekstremalų, kurie tenais darbuotojai, jie skirsto, kad, nu, nebūtų to žostko kontrasto, kad priskirto vieno iš gyvūnų prie bachūrų. Jo, nu čia, ta prasme, nu, faktas, kad tu negali taip daryti, nes jeigu tu tai padarysi, tai ten gali liūdnos pasiekmes būti. Ir liūdnos, tai turiu omeny, ten, nu, tikrai liūdnos, taip, bus pasamdyta kažkas, gal užlenks kažką, tai, žinai, ten dar kažkas, tipo, nu, jis tiesiog negali ten būti. Viskas, jis negali ten būti. Apie gebėjimą klausytis. Tylėt, klausytis. Dabar taip pasukim į gerą. Vat kokios buvo tos geros savybės, kurias vat pavyko įgauti, būnant tenais, kurios persitelkė dabar į dabartinį verslą. Visos savybės geros, kurias kaip pritaikė. Ne, tai jo, visos geras pasakymas, visos savybės geros, jeigu mokės pritaikyti, bet iš esmės tai normaliam gyvenimui visą laiką padeda tas dalykas, mažiau šnekėk, daugiau klausyk. Nori, nenori. Nu, ta prasme, neprisišneki niekur, pagauni žmonės, kurie tau visą protą, sakykim, taip. Pagauni meluojančius, pagauni dar kažką. Galų gale mes tokiam mažam kaime gyvenom, kad čia labai greitai gali pasitikrinti tuos dalykus, žinai, jeigu labai nori. Lygiai taip pat, kad jeigu tu pasakai, kad tu padarysi, tai tu padarai ir tu tikėsi to paties iš kitų žmonių, nu, nes tu padarėjai, tai vadinasi ir jo laikas, kad jisai turi padaryti. Ranka plauna, ne? Taip, ir tai yra normalu ir visa kita. Ir blogų savybių, kaip aš pats asmeniškai gal ir ten neprisigaudžiu, matai, aš nei vartojantis, nei ten gerintis, nei dar kažkas, man ten gal nelabai aktualu, žinai, tie dalykai. Bet, nu, kažkokia disciplina, tas sportas, ten dar kažkas, nu, tai nėra blogai, dėl to, kad tu randi ko užsiimt, po to tas dalykas pereina atgal į tavo kasdienį gyvenimą, žinai, ir kaip čia vienas draugas mano juokavo, žinai, sako, toks bairis yra, žinai, sako, ką bachūrai veikia, kai normalus dirba, sako, sportuoja. Tai va, nu, tai čia toks žoskas bairis, bet, nu... Bet yra tiesos, nu. Yra tiesos. O tai gal kažkokios knygos padėjo ten, kurias skaitėjai, tai literatūrai? Šiaip knygų tai yra labai daug iš tikrųjų, bet tokios skritai gyvenime, gal taip pat sakyčiau, gyvenime yra labai tokių neblogų knygų, bet žiūrint, ko tu nori pasiekti, jeigu tu nori ten, žinai, su savo antra pusė turėti dar kažką, buvo tokia, jeigu neklystu, meilė šeimos ar meilės alchemija, gal kažkas tai tokio. Tai čia, sakykime, kaip tau reaguoti tas moters pasakymus ir panašiai. Žiauriai gera knyga, ten pakankamai neblogai paaiškina, nes rašo ir vyras, ir moteris, nu, tipo, kaip vienas kitas suprasti. Tada iš tų knygų tokia, kur žmona mane yra įkalbėjus perskaityti, tai meilės kalbos. 5 meilės kalbos, atrodo, jo. Ganėtinai nebloga, o apie verslą. Apie verslą, manau, šiandienai įvardinčiau gal tokią kaip Biblija, verslo Biblija iš tikrųjų, kuri žiauriai gera knyga ir ten bičas ne taip, kaip kai kurie ten, žinai, sako, jie ale parašo, kad tu naudokis, bet jie savo verslą sukūrė vapščiai nesinaudodami to reikalu. O ten bičas rašo konkrečiai tą modelį, ką jisai darė, kaip generavo tą idėją, kaip jinai atsirado ir taip toliau. Būtent tuo, ką jisai naudoja, aš po to labai googlinausi, pasižiūrėjau, jis tikrai, nu, nepizdžiojas. Ir yra greitkelis link milijono, atrodo, taip vadinasi. Aфигенna knyga. Ta prasme, jinai tikrai think outside the box. Visiškai yra. Ir jinai žiauriai gera, kaip ta idėja generuojasi, kaip kokiu būdu. Nereikia jo skaityti galbūt taip tiesiogiai, kad ten, žinai, aš turiu daryti, kaip jisai darė, nes jam paėjo ir ten paėjo, sakykime, tas internetiniai verslai ir panašiai, bet kaip jis sugalvoja tą idėją, ko dasikasi. Ir man vienas iš tų dalykų yra įstrigęs, nereikia nieko naujo išmastyti. Viskas jau, didžioji dauguma dalykų yra išmastyta, paimk tas, kas kažkam sekasi ir padaryk dar geriau. Patobulink tą idėją, ne? That's it visiškai. Ne, nu yra keli principai. Yra keli, bet vat vienas man iš tų labiausiai įstrigęs, kurį aš šiandien dienos naudoju, tarkim, užsiimdamas kažko ir taip toliau, nes tai yra okei, mano nuomonė. Ta prasme, tu neperspaudi savęs išmastydama super genialių idėjų, kurių gal kažkas jau yra išmastęs, tai nereikia to bijoti, kad jau tavo idėją tu sugalvoji, bet kažkas jau kažką daro, tai nereikia to bijoti. Reikia padaryti geriau, negu jisai išmastė. Ir tai bus worth it, kaip sakant.
mes nuo tą ir bandom daryti. Jo. Ir tiesiog reikia geresnių kamerų, reikia geresnio apšvietimo. Taip, ir ta idėja geresnė, nu, ta prasme, apie patį tie bachūriškas tas pokalbis. Man patiko dėl to, kad pacanskiai bachūriški, nes šiandien dienai pas mus nelabai kas supranta iki galo, kas yra tas bachūras, vat būtent. Nu gerai, kas yra bachūras? Tai va, tai yra žmogus, kuris atsako už tai, ką jisai pasako. Pirmas dalykas, jisai pasveria prieš kažką sakydamas, jeigu aš jau pasakiau, kad aš padarysiu, daleiskime sutarėm, kad būsiu 12 valandą. Aš turiu būti 12 valandą, jeigu pasakiau, kad atiduosiu tau ten kokią 5 dieną babkės, aš turiu tau atiduoti 5 dieną babkės. Nu nes taip yra, nu taip turi būti. Tada kitas žmogus per tave nesipalins dėl to, kad jisai žinos, kad tu ten pasakai 12, jis jau gali kažkam pasakyti, kad jis jau 12 turės babkės, dėl to, kad nu taip yra. Ir tu trūks plyš, turi tą padaryti. Tai karočią, babkės visą laiką įmam su rezervu į skolą. Taip, visą laiką tu sakyk, jeigu tu galvoji, kad ten tipo tau 12 paduos 5 dieną, tai tu geriau gal pasakyk 6 dieną. Nu turėk, kad tu pats neapsitrioknintum. Nu tiesiog toks yra tokie gal paprasti dalykai ir žinoma, vėlgi, aš sakau, ne visada viskas įvyksta, kaip tu planuoji, bet jei tu netyli, šneki, matai jau iš anksto situaciją ir taip toliau pradedi šnekėti, aš manau, daug situacijų įsisprendžia. Tai gerai, prie pacanskų dar, ne, vat, prie bachūriškų panetkių. Tai atvičiai za bazar, nepizdi. Ir, žinai, tipo, iš tų bachūrų vėlgi yra ten, kurie ten yra, gal ten, tarkim, ir gal moterį nuskriaudė, ar ten dar kažką. Nu, aš turiu ne apie prievartavimą, nu, ten kokį pliuchą uždavė, ten dar kažką. Nu, man čia ne pacanska, ne bachūriška. Nu, pizduoju, nu, kokia jinai ten ta būtų moteris, ar ten dar kažkas, nu, mes vis tiek bernai esam. Nereikia taip daryti. Tai čia aš manau, kad dar vienas iš tų dalykų, kad šeimos nariai irgi ten jau labai turėtų būti ekstra super atvejis, kad tu galėtum kažką tai ten papizdėlinti apie tai. Ir aš manau, tai yra neliečiama klausimas. Nes jeigu mes kalbam, tai mūsų problema ir mūsų yra problema ir mes sprendžiam tą problemą. Kad neįtraukinėt papildomai. Jo, kažko tai aplinkų neturėtų būti įtraukinėt ir aš manau, kad neturėtų tai būti. O dar apie terminologiją. Tu negali, tu sakyti, tarkim, mane eina koks nors bičas ir tipo, tu sakai, blėt, kaip gaidys, žinai, tipo. Oi, ne, negali, nu, nes tau reikės atsakyti, kodėl jis gaidys, kodėl tu gaidžiu pavadinai, kodėl tu taip šneki. Nu, nes jis gal nėra gaidys, tai kodėl tu jį va, taip kaip gaidys pavadinai. Nu, negerai, taip, čia jau negalima to. Ir tu turi ten, kaip ir sakau, mažiau šnekėti. Nes išsprūsta tie dalykai. Nu, žinai, tu įpranti prie ten kokį draugelį gaidžių pavadinį, dar kažką šį po prikolą, tiesiog besėdėdamas laisvėj kur nors, žinai, blėt, gaidys tu esi, žinai, tipo. Ir tu gal nesureikšminsi to dalyko, taip? Nu, tipo, gal ten, va, toks, žinai, tipo. Jo, nu, just like that, žinai. Ar ten kokį pydarų pavadinį, tipo, nu, ilgės kaip pydaras, žinai, tipo. Ir, nu, toks, žinai, būna tokių, žinai, ant bairio, ten dar kažkas tipo. O ten iš karto atsakyti. Jau ne, ten jau be bazaro yra. O yra kažkokių, nu, tų leistinų terminų, ten lopas, lohas, grybas. Velnias. Velnias, nu, velniauji, tipo, dar kažkas. Nu, tai irgi nėra labai gerai, bet, nu, tipo, velniauji, žinai, velnias esi, tipo. Nu, toksai, žinai. Bet čiortas jokiais būdais ne. Ne. Tai va, tai tas, nu, čia dar toks, žinai, toks slidus, bet, tipo, kaip ir ten labai nepersimės, žinai, ant to viso. Karočią, pastovus gaudimas ant bazaro, ne? Visą laiką. Tai ten gali tave pagauti ir tu gali ant pinigų pračiuošti ant to reikalą. Ai, va taip, tiesiog, nu, tai nes, kad lieki skoloj, nes... Jo, nes tu, ta prasme, ten gal prasimeti ant bazaro, kažkur kažką pasakei, kažką ten gal įžeidai, gal kažkur kažką tais, nu, negražiai pasakei ir visą kitą. Tai arba tu gauni inkilą, arba atsibašliuoji, kaip sakant. Ir ten, žinai, kaip būna, nes matai, ten visur tos kameros yra, šiaip muštis tengi, nu, kaip ir techniškai negali to daryti. Yra tam tikros vietos, kurių nėra. Blind spotai. Blind spotai ir kai ten tau sako, einam pakalbėti į blind spotą, nu, kai mes įvardinkim blind spotu, jis vardinasi kitaip, bet einam pakalbėti, tu supranti, kad ten nieks nekalba. Ten nebebūna pokalbių, diskusijų. Gerai, o taip bandant privesti nu, į taip, nu, kažkokią tai vat, pataisos namų vat, teigiamą pusę. Ant kiek jie vykdo tą... Edukacija ir integracija? Jo, vat, reabilitacijos ir reintegracijos procesą. Kiek patys namai prisideda ir kiek tavo paties noras prisidėti. Nes šiaip kol kas tipo, labai įdomu viskas, bet sakau, skamba taip, kad tu nuo to jau paskui neturi kaip atsitraukti, tu jau esi prisirišęs. Iš esmės yra kas, yra tos vadinamosios lengvos grupės, tu gali tenai salę turėti individualią veiklą, kas man yra iš dalies labai, nu, ganėtinai protinga,
iki kol tai nėra abusinama. Nes labai mėgstama tą abusint dabar. Palauk, aš čia dabar man pasakoju. Dabar bahūriškas biznis vert karoliukus. Kokia prasme? Nu taip, va, tokia prasme, veri karoliukus tavo individuali veikla, tu juos parduodi apyrankės ir ten tipo rodai jo, ir tu rodai, kad tu tipo ten... O kodėl čia va taip kvalifikaviškai bahūriškai? Nu tai aš vengiu, taip nėra, čia, nu, man tai čia iš viso kažkoks taip, bet čia yra tu taip tokiu būdu gauni lengvą grupę. Ta lengva grupė, jo, jinai gauni tu tam tikrus leidimus, ten pavyzdžiui, jeigu tu ilgas roką matalinį, tai tau sueina ten momentai, kada tave 3 dienom, 3 parom gali išleisti su apykojam, ten tipo į laisvę, tada atsiranda visokių ten tipo lengvatų, šiokių tokių lengvatų, ten pavyzdžiui, kiaušinius berods gali pirkti, arba buvo, nežinau, dabar jau senokai dalyvavau, tai negaliu atsakyti. Bet, nu, dasideda visokį ten ar augienį, ar dar kažką, nu, nes cukrausgi negali tu ten turėti, nes... Čia lariokė ar valgyklai? Lariokė. Nu, nes valgyklai ten šiaip valgyklai ten, o lariokį iš larioko pirkti, tipo tik su lengva grupė, gali tam tikrus dalykus ir panašiai. Tai lariokas šitas ne, būtent yra įstaigoje įformintas toks. Kioskas, okay. Ir yra ir tie čuvakai, aš nežinau lietuviškai termino, nu, ten Shawshank Redemption, pavyzdžiui, filmas, jie ten fans vadinasi. Kurie vat gali tau gauti, ką reikia. Yra tokie, bet dažniausiai tu per kažką, nu tu turi kažkokį tai ten pažįstamą, dar kažką atėjai pas kažką, sakai, žiūrėk, reikia ragelio, jo, jokių problemų, žinai. Tipo, kaip tas ragelis atsidurs, ten yra ant kiek kvadratų, kaip jis gali atsidurti, bet jis atsiduria. Pas tą žmogų toj rankui, tu jam permeti pinigų per kažką ir viskas. Ir, nu, tu turi. O po to, kaip tu išlaikysi, čia jau yra tavo klausimas. Ar turėsi kur paslėpti, neturėsi, kai ten... mentai metasi pas tavį į chatą, ten dar kažkas, nu, ta prasme, jau ten į sekciją, kur įsimes, ar ten spėsi paslėpti, nespėsi paslėpti, atras, neatras, nu, čia jau viskas praradai, tai praradai tavo bėdą, žinai, tipo. O grįžtant prie reabilitacijos ir reintegracijos, vat, nu, tos lengvos grupės ir ką yra, nu, kitos tos grupės, joms sunkiau grįžti į gyvenimą? Ne, nu, ne tai, kad sunkiau, bet, ta prasme, lengva grupė, tai tau gali, pavyzdžiui, sumažinti sroką kažkiek tais, gali permesti tave į atvirą koloniją, tą vadinkim, kur tu ten jau pakankamai laisvas esi, žinai, kur ten, tarkim, gali grįžti savaitgaliais namo ir panašiai, ten, tipo, dirbi, tai ten nuo kažkokio laiko iki kažkokio laiko tu ten gali būti laisvai, žinai, ir panašiai, nu, tipo, dirbti, žinai, kaip pažiūrėsi. Nu, čia, va, jau prasideda tie niuansai, tai va, čia ta vadinamoji lengva grupė yra, tipo, nu, sunkios grupės gal tokio kaip nėra, bet ta sunki grupė vadinasi... kada tave į olą uždaro. Ola, tai ten, kai tu nieko negali ten daryti, ten tokia šetina realiai, kad tu ten tiesiog sėdi ir viskas. Kriauklė, tulikas ir laukas. Ir, jo, ir į lauką šiek tiek išleidžia pasibūti. Bet ten žimtas pražangas jau, ne? Nu jo, tu ten susimušiai su mentu, dar kažką padarai, blogo prigavo, gavai 3 nuobaudas. Nu, ten daug visokių variantų, dėl ko tu ten gali atsidurti. Nu, kaip pasikeičia žmogus po izoliatoriaus? Nu ką, žinau, nu, grįžta ir grįžta, nu ir viskas, nu kas jam gali pasikeisti. Tuo metu būna chujova. Jo, nu, tipo, prasėdi ir viskas, nu, tai vieni ten gal pasėdant kokios narkotikų, kokių tenais, kad prasileis, vieni ten gal parūko, kiti dar kažką, nu, ta prasme, kad greičiau tą laiką stumtų ten. Tai izoliatoriai iš tais galima. Nu, jo, nu, kaip tau atneš, ras būdą, kaip tenais prakišti, tu tik turėk pinigų, kaip ir sakau, tu tik turėk pinigų, tu ten gausi viską. Dėl pinigų brangiau ar pigiau negu laisvėje tenais? Nes aš girdėjau kažką, kad vos ne už cigarečių pakelį gali mobą gauti. Ne, taip nesu. Bet brangiau ar pigiau realiai su... 100 kart brangiau viskas. Ai, brangiau viskas. Nu, taip, nu. Geras ragelis kokius 400-500 kainuoja tikriausiai. Nu, geras, tai vadinkim geras sąlyginai, nu, nes vėlgi tau ten nenešti. Ne knopkinis, bet jau smartfonas. Jo, smartfonas, nenešti ten, žinai, tau foldų, flopų ir taip toliau, žinai. Bet jeigu pas mus, tarkim, laisvė jisai kainuoja kokį 100-105, tai ten kokius, nu, 400-500 eurų kainuos. Jo, nu, plus filmus pasižiūrėti, tu gali, tau ten per susitikimą kokį flešiuką gali perduoti, dar kažką, kad tu ten turėtum įsijungti pas save, nes, nu, vėlgi tu turi kaip ir televizorių, tau leidžia turėti iki tam tikro laiko, arba ten su tam tikra grupė, arba tiesiog leidžia, nu, yra kažkokie niuansai, kad tu gali turėti tą televizorių, pažiūrėti žinias, ten dar kažką, ir po to kažkurio metu tau išjungia tiesiog tą televizorių, nu, nes jau nebereikia, nu, nes tu, Jėzus, ne sanatorijų randiesi. Nu, tai... Ribotas laikas, žodžiu, ne? Nu, taip. Nu gerai, o pačiam prabuvus to įstaigoje ir matant, koks kontrastas yra, pavyzdžiui, su ta pačia, nu, čia stereotipinės ir toks paprastas pavyzdys parodyti pirštų, bet, nu, Norvegija, Skandinavija. Vėlgi, kai pakliūsi į tose vietose, žinai, ten irgi nėra, kai kurie yra lengvesni tie lageriai, kai kurie yra sunkesni tie lageriai.
Pažįstu žmonių ir iš Švedijos, kurie ten buvo lagerį ir kai čia atvažiavo, daleiskim, į atviresnės, tas vadinkim, vietas, tai jiems išvis šventė buvo, kad jie visą laiką laukia gali būti. Nes ten, pavyzdžiui, duota valanda laiko laukia, viskas būm atgal sėdi, žinai, ten tipo, apie ragelį ten išvis gali pamiršti. Nu, ten jau neprasinešti. Taip, ten jau yra kitaip biški. O kai kurie yra lengvesni tie lageriai, kur ten jau duoda tą ragelį, leidžia turėti, žinai, tipo, ir panašiai, kur ten turėtų būti. Nu, bet ir pas mus jų yra tie pakelės namai, atrodo, vadinasi, dabar nežinau, kažkokia ten yra įstaiga, kur ten tipo lengviau, tada yra ta atvira. Tada yra... Tai ten yra kažkoks areštas dabar nauja, bausmė tipas. Jo, tai man irgi buvo naujiena, kad pavyzdžiui, jeigu tu turi braislet apykoje, tai tarkim į bausmės laiką įsiskaičiuoja. Nu, kokius ten 3 mėnesius su apykoje vaikščioti prieš nuteisimą ir tipo po nuteisimo tau į bausmės laiką įsiskaičiuoja. Tai gan įdomi. Toks tipo, nu, iš esmės aš kaip ir sakau, ten nėra taip, kad ten visi žmonės blogi, bet yra 75% ten norėjo užsidirbti, kažkokiu būdu jie norėjo tą padaryti ir kaip ten buvo, jo ir gavosi, kad kas gavos. Tada yra žmonių, kurie nėra visiškai durni ir taip toliau, kurie irgi norėjo daugiau užsidirbti. Nu ir yra tų kaip... Aišku, vis tiek, kaip bebūtų, didžioji dauguma bus visokių bepročių. Žiūrėk, klausimas toksai irgi. Iš pažinčių, iš patirties, ne, kai vat pasėdis roką, išeini, pavyzdžiui, ir nusprendi, kad tenais tau jau va, taip nebesinori gal į tos nelegalius dalykus, tai va dėl to, kad tave pagavo ir dėl to, kad nesėkmė, ar dėl to, kad iš tikrųjų ten kažkokia tai reedukacija vyksta, galvoji, kad... nežinau, reintegruos tai visuomenė kažkaip taip. Nu, ko keičiasi, jeigu keičiasi? Ar ten atvirkščiai dar labiau net palaužia tą? Nu. Šiaip iš tikrųjų, tai aš manau, kad ten kaip ir pačioj pradžioj šnekėjom ir aš jaukiausi, vadinasi pataisos namai, bet ant tavęs niekas netais. Nu, ten... Bet yragi reabilitacijos tos programos, ateina savanoriai. Bet viskas priklauso nuo tavo noro, ką tu nori daryti, žinai. O dažniausiai ten to noro tie, kas ten yra, tarkim, jeigu kai kurie netgi nenori į lengvos grupės gauti, tai ten nebus noro ir nieko kito veikti. Nu, tiesiog, ta prasme, kai kurie gyvena pagal tas panetkės, tai jis jau viskas, jis jau gyvena pagal tas panetkės ir gyvena. O kodėl gali norėt likti sunkioj grupiai? Nu, nes tokios panetkės yra, taip, nu, tai tu, ta prasme, visi nori kuo greičiau išeiti, ne, bet yra, tarkim, tos pačios panetkės, žinai, kad ten, pavyzdžiui, tau, nu, tu manai, kad tu nenori eiti anksčiau laiko. Ne tai, kad anksčiau laiko, bet tau neleidžia tavo įsitikinimai eiti dabar ten rašyti kokių popierių, ten dėliotis tą, žinai, tipo, nu, sakykim, tas, va, kad nesikauna. Ne, nu, čia matai, pagal panetkės tas, jeigu tu priėmė į tą... Taip, yra tos vadinamieji griežtekai, tos griežtos yra ten tos lengvesnės, yra dabartinės dar. Tos yra. Ir ten išvis jaunimas dabar aš girdėjau, kad ten išvis bairis, ten įlipai iš lepetės ne tą pusę, tai jau viskas, tipo, nu kažkas tokio, aš čia negaliu pasakyti, negaliu patvirtinti, bet girdėjau. Nu, čia kaip bairis, ta prasme, kad ten jau vardykis iš gaidžio, žinai, ten belė kokių jau ten visai jaukų yra. Nu, anksčiau kažkaip ne tai buvo, ten pavyzdžiui, jeigu gaidys tave ten nuspjovė ar nupylė, nu tai tu jau irgi gaidys, tipo, nes taip negali būti. Bet irgi taip neatsiranda iš nieko. Tu kažką pridarėjai, net sakėjai ir, nu, jau tada ginkis nuo to reikalo. O gerai, jeigu papuolė į gyvūnų, tarkim, mane kastą, tai atgal irgi jau nebelabai išsipirks. Jau būtų navinrašė. Nebent kažkoks ten būtų super duper ginčytinas klausimas, bet irgi aš nemanau, kad autoritetas vien dėl savęs kažką jo, tipo, jau ten tada turėtų būti ginčas ar kažkokia situacija arba dar kažkas ir aš manau, kad taip nebebus jau. Vis tiek tu jau gal maksimum iki kokių ten neutralių patemsi, bet aš manau, kad ir mano toj praktikoje dar nesu susidūręs, kad iš gaidžio išliptum kažkaip, nu, tipo. Sako, yra tas toks, vadinkim, nerašyta taisyklė, įsivartyti iš gaidžio, tai gali nebent pripjautas, kuris tave ale apipylė dar kažką. Ir atsitėlė jo vietą užėmė, ne? Nu, tipo, ne tai, kad jo vietą, nu kaip, čia ir tas ir yra, kaip čia įsivartimas iš gaidžio, tave gaidys apipylė, tada tu tampi gaidys, bet jeigu tu jį pripjovė, tai tu nebegaidys. Nu, nes, tipo, įsivartėjai. Nu, bet čia toks jau, žinai, gal... Bet čia egzistuojanti praktika vis dar ar... Seniai girdėjau tokį dalyką, pats asmeniškai. Žinau, kad anksčiau tikrai buvo, bet dabar nežinau. Negaliu tau atsakyti dabar, nes dabar, jau sakau, biškiau senokis to susidūriau. Gal, jeigu labai žastokia situacija, galbūt.
Įkalinimo įstaiga, aišku, viskas pašnekėjom, dabar taip pasukime į laisvę. Ar išėjus į laisvę teko susidurti su kažkokiom išankstiniam nuomonėm, stigma? Faktas, kad tu nesigiri, kad ten tu sėdėjai ar ten dar kažką, žinai, tipo. Su tais žmonėms, su kuriais, tarkim, aš judu, tai niekam neįdomu buvo, tu ten nesėdėjai, žinai, tipo, nes jie žino, kad aš savo žodį atsakau, kad stengiuosi pasidaryti tą, kas yra, niekad ten, kaip sakant, filmų nefilmuoju aš jiems, žinai, ir yra kaip yra. O tarkim, jeigu kažkokie buvo tokių, kad ten per aplinkui sužinojo, kad vat, buvo tokia situacija, jo, tada žmonės užsidaro kažkokią tai sieną, atsiriboja, kad tu matai ten nusikaltėlis, tu ten blogis esi, žinai, ir visa kita. Ir nes jie su tuo nėra susidūrę ir iki dabar yra tokių skirtingų nuomonių, ten tarkim, pas kai kurios žmonės, kad, jeigu tu ten jau pabuvai, tai tu jau viskas. Tu batai, tu ten nusikaltėlis esi, nes šiaip su geras žmogus nesies tenais. Buvo už ką. Da ladna, jo, buvo faktas. Tai ir pizdai negauni šiaip sau. O šeima? Laukia, viskas tvarkoja, žmona, sakykim. Ir jokių, kaip sakant, iš esmės, kaip čia dabar tau pasakyti, gal ten, žinai, mano tėvai nebuvo labai daug v kurse, kaip sakant, kas pas mane gyvenime vyksta, žinai, nes aš ten neisi, nepasakosi, žinai, ten ar dar kažkaip nedėliosi ten jiems savo filosofijos gyvenimu. Bet, sakykim, tai aš manau, kad žmona vis tiek, jinai mato, tu sustingi su vienais, tu su kitais, ten tas, šie bum, žinai, po pašaliukai, bum, tas, bum, žinai, mašinytės tokios, anokios. Visigi suprantam, kad ne nuo 8 iki 5 dirbu. Tai va, ir tas toks ir gal tokio, žinai, siurprizas buvo, kad nuteis. Nes nesitikėjom, kad nuteis. Nei aš, nei advokatas, nei šeima mano niekas. Didžiausias šokas mano tėvam, geras sūnus, visą kitą. Net nežinojo iš viso. Faktas, ta prasme. O reikėjo atstatyti kažkaip į tą ryšį su artimaisiais, tą pasitikėjimą? Jo, iš tikrųjų reikėjo. Labai daug pokalbių buvo ir visą kitą, nes ten, žinai, nusivylę manim buvo ten ir panašiai, kurį laiką ir nebendravom visai, žinai, tipo, toks, žinai, nes mano tėvai, žinai, gyvena gerą gyvenimą, gal, sakykim, tai paprastą gerą gyvenimą, žinai. Taiga, va, čia bums, žinai, toks, tipo, čia mentai viskas, čia, žinai, kratos, hujatos, viskas prasidėjo, žinai, ką daryti. Dabar jau atsistatė ryšys, ar? Jo, dabar jau toks, žinai, ta prasme, kai jau stengiasi parodyti, kad tu ten nelendi kažkur tais, aišku, vėlgi, tu daug ko nepasakoji, nes nereikia, žinau. Jeigu būtų vaikai, kokią jiems žinutę norėtum perduoti, Nenori dirbti nuo 8 iki 5. Jo, iš esmės tai aš priimsiu tą kelią, kokį jisai ten norės eiti ir visą kitą. Man svarbiausia, kad jis eitų taip, aš ir šiandien dienai, jeigu, ta prasme, ten ar būtų, ar turiu, nesvarbu. Bet mano noras, kad jis atsakytų už tą bazarą ir jeigu jis jau kažkur prisimūtino, tai spręskim. Taip jau yra. Aš taip manau, aš taip norėčiau. Kur jis pasuks, ar ten norės pasuks, ar ten dar kažkur, tai čia galbūt bus jo asmeninis reikalas. Aš taip įsivaizduoju. Nes manęs irgi nieks nevertė, už rankos nevedė. Geriau, jeigu pasuks, tarkim, panašiais keliais. Panašiais, jeigu taip pasuktų, ar ten pasuks, tai jeigu reiks pagalbos, visą laiką padės. Net matytum čia kaip kliūties ar kažko, kad nori ko reiktų apsaugoti. Norėtųsi, kad nepapultų tiesiog. Jo, norėtųsi, kad nepapultų, kad pasidartų tas galimybės, ateitų pakalbėti, kaip kas yra. Galų galia ta patirtis mano irgi leidžia kažkiek jam ir nupiešta, tą visą reikalą, žinai. Patarti, žinai, kad nepapultų ir taip toliau, nes kaip čia, žinai, galim pasijuokti, bet geriausi gangsteriai tie, kurie nesidėjo yra. Nes taip yra. O kažkokių patarimų tiems, kurie nori tą ryšį atstatyti, tai tiesiog kalbėtis? Patarimų tiesiog kalbėtis ir sakyti, kaip yra. Kad buvo pinigai, reikėjo padaryti, norėjo uždirbti ir taip toliau. Neslėp, tugi nežudėjai žmonių kažkokiu dar kažką. Jeigu tu žudai žmonės, tai čia jau yra kita kalba, aš ten gal labai nenoriu gilintis tos dalykus, man irgi yra tekę visokių situacijų tų matyti ir tai yra šuniniai dalykai ir nenorėčiau, kad kada nors kažkas tokio atsitiktų ir man. Nepaisant, kad kažkokios situacijos jis sudalyvavęs, bet tiesiog mano nuomonė, kad yra įsprendžiami dalykai, o kada tu kažką kitą nužudai, tai tu dalim tampi gal nebe žmogus jau.
mano nuomonė. Nu, žinai, iš tos tokios peripetijos. Ir aišku, ant manęs gal supyks kažkas, kas ten gal kažką užlenkęs, užvertęs ar dar kažką, bet aš manau vis tiek tai takes a lot of balls pirmoje vietoje tą padaryti. Žinai, kaip ten sako, išsitrauk ginklą gali bet kas, o nuspaus gaiduką jau reikia kiaušų. Nes jau jeigu tu jį išsitrauki, tu turi turėti intenciją, kad tu jį naudosi. Kitu atveju tu netrauk ir pasidėk ten, kur reikia. Nu, ble, aš pažįstu irgi, turiu, kas buvo ten įstaigose, niekaip nenurašau aš jų, bet vis tiek, visuomeniai, tarkim, priimta, kad reikia reintegruoti, ne? Kad vėl pristatyti atgal, kad nukreip nuo tų kelių. Ar šito iš vis kalintiems reikia? Ir jeigu reikia, tai ko trūksta pačios įkalinimo įstaigose, kad padėt žmogui sugrįžti? Žinai, čia kiekvieno žmogaus apsisprendimas yra iš tikrųjų ir aš niekad pats nesigilinau į tą reikalą, aš tau labai taip daug negaliu papasakoti apie tą. Nes man tai nereikėjo, manęs klausė irgi prieš šeimą, sako, va tau, kadangi daugiau negu, kiek ten metus sėdėjai, atrodo, ten 100 PM ar 100 eurų, sako, gal tau reikia tipo pervestos špos, sakau, palik tam, kam reikia, sakau, ir visa kita, nes man tai točnai nereikėjo. Tai tas šiaip jau kvailai yra iš tikrųjų, tas, kas tau 100 eurų pakeis, 100 PM eurų, kai tu prasėdi kokius 2 metus, kas tau ką pakeis, niekas tau nieko nepakeis. Bet iš kitos pusės tai yra žmogaus noras ir galimybės. Pas mane galimybės buvo visą laiką. Pas kitus, kurios pažįstu, irgi buvo ir nieks neliūdėjo išėjęs ir taip toliau. Bet va tas, kuris nieko neturi, tu koks nors, pavyzdžiui, duchelis, kur duchauja ten, žinai, kad ten už cigarečių pakelį maistą gamina ar ten valo, grindis dar kažką, nesvarbu, kas ten bebūtų. Jis neturi iš išorės, kas ten iššildo, palaiko, kas jį pasitiks, dar kažko, kokios šeimos neturi, visą kitą. Jie galimybės kažkokias tai turi. Kažkokias, bet ar jisai grįš jau konkrečiai į tą, kaip ten buvo prieš jis pasėdant, prieš ten į sroką matalinant išeinant, tai paliubomu ne. Nes įsivaizduok, tu išeini iš kažkur, su kažko nebebendrauji, su tavim nutrūko ryšiai, visi viskas, tu grįžti, kažkokius nakvynės namuose sėdi, kažkokį ten tipolę darbelį, ten tau daugiau veikna. Jeigu kalba apkės toliau. Jo. Tai va aš klausiu, nes aš atsimenu, kad buvo šita problema svarstama, kad, kad realiai, tu ateini, pasėdi ir viskas. Iš esmės, tai nebent pasikeiti pats viduj savo. O taip, nebent tu žiūri nori keistis, tu gali gauti ten kažkokį tam tikrą išsilavinimą, dar kažkas tai. Bet tu įsivaizduoji, kad tu, tarkim, sėdi kokį, 4 metus, ne, per tuos 4 metus daug kas gali keistis. Galų gale rašai savo CV-ką, tame CV-kę kažkokias blank spotas, žinai, tų 4 metų visiems kyla klausimų ir taip toliau. Tai jeigu tu nebūsi gudrus tuo klausimu užsidengti, tai tu nieko nepakeisi, tu vėl eisi vogt, tai dar kažką daryti, nesvarbu, ką ten eisi daryti ir taip toliau. Ir tas ir yra, žinai, tipo, aš suradau savo nišą. O geras klausimas, ko aš dabar užsiemu, savo nišą suradau išėjęs ir tuo, kaip sakant, judu toliau, plus ten daleiskim kažkokiais ten kitais klausimais, automobiliais ar dar kažkas, tarkim. Bet pagrindinis darbas, tai automobiliai, tai kas ten, nupirkai, pardavai, tai čia, nieko nereiškia, ta prasme. Bet vis tiek, pagrindinė mano niša yra ten tam tikra kita veikla, kuri yra legali. Ir jinai kurį laiką tikriausiai dar ir išliks legali, manau, tikiuosi. Okay. O pagrindinis dalykas, dėl ko tai yra, gyvenimiška situacija, ne? Kaip ir techniškai, buvau kažkada tais, jaunas, norėjau įsidarbinti kažkur kaip ir visi, ne? Toks gyvenimas, pasibaigė kažką, viską tikėsi, kad bus faina gražu, gėlytės, faina, čia tik pabaigęs būna, diplomą turi, faina universitetas, jėga, cool. Išeini ir tu niekam nereikalingas, nes visiems dapildai ant tavęs. Susirandi darbą kažkokį, nes iš kažkokį gyventi turi pradėti, pas tėvas gyventi nebenori, dar gal kokia čia kita yra, žinai, mergaitė kokia susirandi, dar kažkas, nori kažko. Ir aš prisimenu, shout out mano žmonai, prisimenu, kaip dabar, tada grįžau namo, man atpiso protą vadovas ir aš suprantu, kad aš neblogą algą gaudavau irgi, tarp kitko, apie 1,9 į rankas, gal arba 1,8, kažkas tai tokio buvo. Prieš kažkiek metų, ne? Jo, neįvardinkim kiek, bet... Čia ir dabar gera alga visai. Ir gera alga, ne, jo. Ta prasme, kad ir dabar žmonės už tiek gyvena, visą kitą. Ir aš tada važiavau namo, turėjau Mazda berods turėjau. Atrodo, turėjau Mazda, rodos. Irgi naujų metų, tipo. Ir tada bičas pro mane pravažiavo su S-kupu. AMG, rodos, kažkas tai tokio.
Ir aš tada grįžtu namo susibės, nes jis dar jaunesnis už mane atrodė ir visą kitą. Ir klausė, kas tau yra negerai. Ir sakau, fuck, dėt, aš čia galiu necenzūriškai. Pisuosi normaliai darbe, čia viską tą darau, kažkam uždirbinėjau pinigus ir taip toliau. Ir aš važinėjau su kažkokį geldą. Kai kitų atveju kažkoks bičas vapšė random važiuoja su S-kūpu, ta prasme. What the fuck, kodėl taip yra? Ir tada man žmona tokia auksinė sako, bet jisgi nedirba nuo 8 iki 5. Ir viskas susidėliojo, karačią. Ir nuo tas buvo toks esminis momentas, kada aš supratau, kad aš nenoriu nuo 8 iki 5 sėdėti ir dirbti, bet aš noriu gerai gyventi. Tai ir tada kyla klausimas, ar aš turiu eiti kažką vogti? Maybe, bet aš nenoriu vogti. Man nepatinka vogti. Ar aš noriu kažkur kažką tarpininkauti? Maybe, nes tai visai man patinka. Tarpininkauti vadinasi, ką reiškia kažkur tais kažką padėlioti klausimus su vienais, su kitais kažką. Nu ir po truputėlį tas pradėjo rutuliotis. Nu iki to, kol išsirutulioja tam tikri dalykai. Kaip ir sako, kad visi nori uždirbti ir kai kurie tiesiog. Jo, nu tai tas ir yra, žinai, tipo, aš irgi lygiai taip pat noriu uždirbti, aš irgi lygiai daug visokių tų apsiemų įvairių situacijų, įvairių ten tų, žinai, gal kažkokių tai machinacinių, dar kažką, kas leidžia tom, sakykime, mano tom panetkėm, žinai. Nu ir ką padarysim? Nu yra gal kažkiek legalių dalykų, gal kažkiek nelegalių, gal kažkas per aplinkui, gal kažkas pro kažkokią nišą ar dar kažką. Nu, toks gyvenimas, nu, tipo, visi verslininkai kažkaip taip. Dabar sakyti, vadinti save verslininku, kaip gal ir galima, nu, nes visgi aš kažkokį tai tą, žinai, sugalvoju idėją, kaip ten kur ką pasukti ir visą kitą. Tai irgi savotiškas verslas, net tas pats Baryga, kuris ten, tipo, va, kaip jūs kalbėjot praeitam gal epizodė apie tos narkotikus. Nu, blemba, nu čia irgi verslas, nu tu irgi nupirkai kažką pigiau, kažkam įstūmiai brangiau, kažkur kažką sudėlioji, nepakliuvai ir viskas zaibys. Nu, man nereikia tokios rizikos, tik tais, ten rizika gera, žinai, gali žmogų užmušti gauti 6 metus ir gali už patiek gauti 15, nu tai blemba. Yra skirtumas. Tai va, ir kaip ir sakau, nu vieni kažkas kažko užsiema. Apie tapimą verslininku. Ne nuo 8 iki 5, o, nu, ten verslininkų, freelancerių, dirbančių savo, įvardink ten kaip jau patogu. Ar nebuvo taip ir ar nėra, kad, nu, tu realiai dirbi 2-4-7. Tu turi būti ant rago visą parą. Kaip kai įsilieji tą, sakykime, nepriklausomą nuo sutarties darbo laiką, tai faktas, nu, kad tikrai tu tam ragelį praleidi tai ten, tai kažkas gavosi, kažkas nesigavo, kaip tarpininkas tu dažniausiai lieki kaltas už viską, dėl to, kad ir viena pusė tave ėda, ir kita pusė ėda dažnai. Nes nors tu iš esmės gal nieko blogo pats ir nepadarai, bet kažkas kažkur kažką padarė ne taip, tai tada tave ės kitas, tada tas. Nu, tu turi susitaikyti, kad tu kažkokią poziciją turi šiam kažkurioje vietoje kažką priimti. Nebus taip, kad bus visi patenkinti, nu, nes taip nebūna. Bet iš esmės, jeigu tu kažkaip sukiesi pagal tą savo žodį, kažkaip tais laikaisi tų tokių teisingų savokų, teisingų dalykų, neįsirėmini į laiką, arba primeti tą laiką, kad galbūt jeigu ten sakai, galvoji, kad užtruks mėnesį, bet, kaip sakant, ant zapaso pasilieki dar mėnesį ir viską suderini. Nu, tu turi daug mąstyti, turi daug kalbėti, turi į tuos pačius skambučius atsiliepinėti, klausti, žiūrėti, vieni malonūs žmonės būna, kiti nebūna malonūs, vieni gal pakels balsą ant tavęs, kiti nepakels, aš pats iš esmės stengiuosi irgi išlaikyti visą laiką tą tokį žmogiškumą, niekad ten man ne vienas žmogus pasakęs per geras, gal ten esi dar kažkas. Nu, tipo, nu, aš nežinau, visą laiką stengiasi išvartyti, aš tų situacijų gyvenime visokių žiauriai daug mačiau. Ir stengiasi tą situaciją priimti kaip, nu, it is what it is. Kai kurių dalykų jau nebegali pakeisti, žinai, dar iki nutinkant kažkam, tu gali kažką sudėlioti. Bet kai tas faktas jau įvyksta čia ir dabar, ką tu be pakeisi? Nu, viskas. Tai tada tu priimk tą, kad tai nutiko ir dabar galvo, kaip tą išvairuoti. Nu, ir va čia tas prasideda galvojimas, tipo. O toliau, nu kaip, aš pats asmeniškai turiu 3 ar 4 verslus įmonės, reiktų pažiūrėti dabar. Įvairia veikla užsiema, sakyta, tu tenais su tais pačiais darbuotojais šnekiesi, dėlioji tais pačiais samdomais direktoriais, irgi susitinki šnekiesi. Galų gale su tais vadinamaisiais
freelanceriais, kaip pat matot, kiek skambina man irgi čia. Dėliojasi šneki, kad ten padaryk taip, o ne taip, nešnekėk, o nereikia, ten nespręsk problemų, mes išspręsim ir tavo darbas yra ten tik tas ir tas nuo A iki B, žinai. Ir panašiai. Nu ir ką tu padarysi? Nu ir nieko. Pavyzdžiui, toks klausimas man ne per seniausiai buvo užduotas, tarp kitko paprastas vaikas, ten 8 ar 9 metų man uždavė klausimą. Jeigu, sako, tau atsiskaito, ar tu gauni kokį ten lemą ar 3 lemus, ne? Nu tai iš esmės pinigai, kurie game changeris tavo gyvenime ir tu iš esmės jų, jeigu teisingai susidėlioji, tau nebereikia nei varkių, nei nieko, tu gali savo tiesiog čilint, pasidėjai kur nors šveicariškam banke, gyveni iš dividendų ar iš ten dar kažko, tai žinai, iš procentų, sakykime, tai po kokį spitaką, ten 10 000 procentų gauni. Nežinau, dabar tikriausiai negausi tiek, bet, nu, techniškai, milijonas tai yra dideli pinigai. Čia gali nedirbti. Gali nedirbti, jo. Ir aš vis tiek jaučiu, kažkur turėčiau kažką, nueit, kažkur kažką su kebra pažiūrėti, kažką padėlioti, gal kažką tais dar, tipo, ne dėl to, kad tau tų pinigų reikia, bet dėl to, kad tu nemirtum kaip žmogus, nu, kad tavo smegenys dirbtų ir kad tu galvotum. Verslo konsultantų taptum. Taip, aš turiu irgi, kadangi einu sportuoti, žinai, turiu trenerį, nes noriu teisingai sportuoti, nenoriu ten irgi šautaut mano treneriui. Nenoriu, kad ten, žinai, prisidaryti traumų, dar kažko noriu teisingai tą darytis. Ir irgi, kai pagalvoju, žmogus, nu, mes, jo, esam pakalbėję, man patiko labai tema, jis toks geras žmogus, žinai, tipo, tikrai geras žmogus. Ir jam ten iškyla problema, jis, nesvarbu kokia, jis manęs paklausė mano nuomonės ir aš jam sudėlioju kokius ar 2 ar 3 variantus per, nežinau, 10-15 minučių, kaip tą problemą galima išspręsti. Ir jisai šokiai yra, nes jisai, žinai, jis tiesiog pamiršta tokį, kad jis gali irgi daug permastyti ir nebūtinai tas turi būti straight forward, jis gali tą patį tikslą pasiekti taip, aukštyn, žemyn. Out of the box, kaip sakė. Taip, nu ta prasme, tai yra tas, tu nesusitvirtink savęs, tik tais galvojimu nuo taško A iki taško B. Galbūt yra tarpiniai dalykai, kurie padės tau pasiekti pats procesas, kuris tau sudėlios kitus atsakymus. Ir jam buvo tokia įstaba, kaip taip staigiai galima tą sugalvoti. Bet tai leidžia man patirtis, tai leidžia mano suvokimas, tos pačios experiences ir taip toliau. Nu. Tai galasi šiaip, kad žmona ir kažkiek moralinis kompasas buvo. Nu, aš įsivaizduoju, kad visai kitaip pasisuktų gyvenimas. Nu, žmona, jeigu taip, jo, jie be žmonos būčiau daug pinigų staupęs. Bet ir rizika didesnė žymiai, ne? Jo, dėl to, kad tu neturi ko prarasti, tu nieko nerizikuoji, tu gali lyst daugiau, gali daryti daugiau, žinai, ir visa kita yra žmona. Jo, moralinis kompasas, emociniai dalykai, daug šiaip pamokų gerų išmokta ir ačiū Dievui, kad jinai tokia kantri, auksinė ir aš nežinau, ką be jos daryčiau šiandienai. Nu taip yra, nu tu turi vis tiek, tu supranti, tokie žmonės nesimėto, dėl to tu turi, nu aš turiu norą stengtis dėl jos, turiu norą, aš čia tą patį irgi pertikiu, kodėl aš tos pinigus vertinu, nes aš niekad uždirbdamas pinigų pas mane nebuvo to, lemba, žinai, aš čia nusipirksiu sau, čia, žinai, tą, na, kai uždirbsiu. Ne, aš visą laiką galvau, ką aš čia nupirksiu. Man, aš žinau, kad aš užsidirbsiu pinigų, aš čia nupirksiu kokį nors ahujieną paltuką, kažkokį štuką eurų, ar kokį ahujieną laikrodį parnešiu. Ir kim iš mane žvengia, sako, ko tu be laikrodžio už štuką eurų, su ko aš savo neuždirbu. Nu, man taip atrodo normalu tie tokie, žinai, bet tie santykiai irgi susidėlioja ne per dieną, nes, nu, jinai manęs laukia, jinai ateidavo į tos susitikimus, jinai viską atidėdavo, kad atvažiuotų pas mane. Kaip aš kažkada atidėdavau kažką, kad galėčiau jai padėti su verslu. Nu, ir supranti, ir tas ir gaunasi toksai, kad tokia gera alchemija, žinai, norėdamas kažką gauti, turi kažką duoti. Nu ir kažką duodamas, tu gauni kažką atgal. Aš manau, kad be jos toli nebūčiau tiek ėjęs. Dėl to, kad būčiau apsiėmęs nereikalingos rizikos, dar kažko ir po to galiniam variante būtų kansovkiai užsibaigę kokiu iki gyvos galvos. Ar yra, kai panetkės tave riboja, ką tu gali veikti kasdieniam gyvenime? Ar jau pripratai prie to? Nu, tos panetkės riboja, nu, tai bachūrasgi negali dirbti samdomą darbą ten ar dar kažkas, nu tai taip. Bet tu pripratai jau prie šito, ar buvo kažkiek? Jo, aš buvo gal kažkiek tokie standartai, dar kažkas tipo, bet matai, dabar aš nesitaikau nei grįžti į lagerį, nei dar kažkaip tais,
tu vis tiek su tų žmonių ratą turi, kurie ten irgi, jame yra ir bachūrų, ir tos virchatūros yra tame rate ir nori, nenori, tu kažkiek slankioji tuose dalykuose, žinai. Dabar aš ir galvoju, dabar, žinai, tipo, kai tu pasakyti ir techniškai pagal panetkės gal dabar jau negalėčiau skaitytis bachūrų, nes aš kaip ir turiu verslą. Kaip ir aš nedirbu tiesiogiai tenais, bet kaip ir visgi vis tiek, jis kažkoks savotiškai sukasi, kažkur vyksta, kažkas yra pasamdyti žmonės ir taip toliau. Jau skaitosi ne pagal panetkės. Jo, tai jau tai skaitosi, kad, jau nebevarti iš esmės. Neskaitant to, kad aš dar darau, turiu tų varkių. Būtent dėl to, kad legalu, ne? Jo, bet, ta prasme, aš turiu tų dar varkių, visokių ten išlenda, kažką mes dar ten darom, sukam ir taip toliau. Nėra, kad tik vien tik tas verslas būtų. Bet iš kitos pusės, jau kaip ir... Tai žodžiu, irgi toks ganėtinai laikinas statusas, tarkim, tas, ne? Vat bachūro būtent. Tu gali visą laiką bachūrauti, bet aš kiek čia vėlgi galiu dabar sulaukti labai daug heito už tą dalyką ir pykčių. Bet, žinai, aš labai daug bachūrų pažįstu, kurie be pinigų yra, nes jie žiauri bachūrai bachūrauja. Tai man tai nėra, aš suinteresuotas gyventi ramiai, gyventi gerai ir, kaip sakant, neriboti savęs ir, tipo, jeigu reikėtų kažko atsisakyti, vardant to, kad aš gyvenčiau ramiai ir gerai, tai čia būtų gal tas statusas atsisakyti, jeigu taip. Ir nemanau, kad ten žmonės pažinodami mane, jeigu aš atsisakysiu ten, tipo, būt bachūras ar ten dar kažkas, tipo, nurašys jo, dėl to, kad jie žino, kad aš laikau savo žodžių. Nieko nepriduodu ir nesvarbu, kokia be situacija būtų, niekada nieko neožinau. Net gyvenime nesu nei jau apsirašęs, nei dar kažko. Ten, jeigu ant manęs kažkas zajavo parašė, ateidavau ir pasakydavau, nieko nežinau. Visą laiką aš nieko nežinau. Nes nežinau. Realiai, yra toksai tikslas, kad visą laiką pas kažką, kad visą laiką būt bachūru, arba kad kaip tik, aš jau pasiruošęs ten legaliai. Kai tu išeini iš to lagerio, tu visą laiką turi pasirinkimą, arba tu turėsi smarkiai susijimti ir permastyti, ką darai ir kažką pradėti keisti, arba tu toliau varysi bachūrauti, judėsi tą pačią chebrą, judėsi ten gal, priklausomai ko tu judėjai, mašinos, koksas, narkotikai, žolė, dar kažkas, kažką tu vis tiek judėsi, ir tas toksai ir gaunasi, dėl to aš ir sakau, mano nepopuliari labai nuomonė yra ties to dalyku, bet žinau, kad galbūt senimas mane gal palaikytų ties to klausimu, nes tai koks tu bachūras, jeigu tu tą patį koksą stumdai. Kaip pavyzdys, nebūtinai koksas, bet kokį nors narikams kažką stumdai. Tai jeigu tu kažką pardavi, tai čia man spekulacija. Aš pirkau pigiau, bet parduodu kažkokiam narikui brangiau. Tipo, aš gaunu iš to tipo, kažkokį savotišką pelną. Tai vėlgi kažkoks savotiškas verslas. Taip? Tu sutinki. Tai vėlgi, tai ir tada gaunasi. Tai ar tu tikrai bachūras stumdinamas tą koksą? Kad tu pardaviau kažkokiam narikui ten 50 gramų, tai ar mane padaro to bachūru? Pataisos namų tradicijos. Ar buvo kažkokia tokia, tūpo keista, nei iš pradžių neaiški, tokia tradicija, panetkė? Ar šventė? Jo, čia yra, matai, prisimenu dar, kai senai buvo tas, yra tokios tam tikros, kad pavyzdžiui, tas pirmachočikas, vadinkim taip, kuris pirmą kartą sėdi, žinai, tipo, tai jie tenais irgi daug ko negali spręsti, jie vieni vaikščiot kažkur negalėdavo, nežinau kaip dabar yra, nes dabar, žinai, daug kas keičiasi, tai gal dabar jau ir gali vieni kažkur vaikščioti, bet tada gal atsiras kažkoks ožinimas, tai gal techniškai gal ir negali. Bet, čia atmeskim visus tos dalykus, čia tokie gal ir keisti, gal ir ne tie dalykai, bet ta jūros šventė tokia, kaip jinai dabar jau, žinau, kad jau nelabai kur daroma, gal ir daroma, bet gal ir nebedaroma. Vieną kartą tipo, visi pirmachočikai gauna tą, tipo, kaip pašventinimą. Jūros šventė. Jūros šventė vadinasi. Tai jeigu taip detalizuoti, tai žodžiu, buvo, kodėl ją pradėjo tenais labai smarkiai dabar daboti tą visą reikalą, žiūrėti, ten subėga apsauginių daugiau per tą laikotarpį, sakykime, būna visokių ten jau mažina tos incidentus, nes buvo, kur ten žmonės numiršta, užmuša juos ten, tarkim. O jinai ten labai paprasta, kas tenais, tau pila šaltą vandenį ir arba skudurų uždengia, ten tipo neleidžia kvėpuoti. Waterboardinimas tas angliškas. Tipo jo, per nugarą kerta ten iki, tokia tipo. O kokia proga čia šitą šventę? Čia šventinimas tipo? Tipo jo jūros šventė, vyksta vasara, ir viskas. Pasilaista vandeniu, viskas faina, žinai, ten yra ten visokių niuansų, anksčiau būdavo, sakau, kad ten veidą uždengia pilą tada tenais, bet ten tas pilimas įdomus, aš irgi kol nesudalyvau, man irgi buvo pats faktas, galvoju, ko čia baidyti, žinai, kas ten yra.
Bet iš šalto vandens krūškės, kai eina tas, kai lieja per nugarą tau jau tuo vandeniu, tai ten kaip botagų, niekad nebūčiau pagalvojęs. Tipo, tokia inercija greitis, kad skauda? Taip, tai ne tik, kad skauda, ta prasme, ten, jeigu iš rimtesnio dėdo gavus, ta prasme, tą srovę šalto vandens, kai tave nušaldo visiškai pilant tavęs pastoviai šaltą vandenį ir po to iš tos krūškės eina tas čiuožimas to vandens, tai ten realiai kaip peilių, kaip botagų eina per odą. Ir jeigu oda plonesnė, trūksta oda. Grinai iš paduko, tas tiesiog pilį, va taip. Pilį, jo, ten, nieksgi nedaužtų to padukų. Tai po to būna rankšluosčių pakapoja, dar kažkas ten, tipo jau jo, ten jau kaip jau happens toliau, bet pats faktas, aš esu gavęs, sakau, tada su paduku, iš paduko tą krūškę, žinai. Amazing. Refreshing, ne? Tai šitas man niekad iki galo aš jas ir neįkirtau, kodėl, tipo, bet čia gal patikrina žmogų, žinai, kiek tu gali iškentėti. Tai ar tu ten paverksi, ar ten parieksi, ar ten, tipo, jau ten, tipo, pažiūri tave, žinai, ten, tipo. Tai nežinau, aš tai iškentėjau iki galo, bet po to kokios 2 savaitės normaliai nugaros atsigult negaliu, nes kosmosas, ta prasme, tiesiog kosmosas. Iš tiesų labai pozityvios šviesos tradicija. Pirmas dalykas, ką tu padarei išėjęs iš pataisos namų. Ar yra ten, kad va nuvariau alaus, va nuvariau vanilinių ledų? Aš nežinau, ar galiu taip gražiai pasakyti. Pas žmoną. Tai ir galvojau. Jo, ta prasme. Gerai, o antras dalykas? Antras dalykas, žiauriai norėjau Red Bull'o. Red Bull'o? Tiesiog to skonio pajaustas. Jo, tai va tas toksai buvo. O daugiau kažkaip tais, vėl po tas kažkokias tai gal kavinės, kokio šašlikiuko, dar kažko tokio, žinai, to, ko ten nėra. Tiesiog norėjusi tokio. Su mašina ten Sauliu papaišėm, su Hebra, tipo, susitikę, dar kažkas tokio, kažkokio. Ir toliau kažkaip tais pradėjau judėti. Man reikėjo mėnesio, gal pusantro susigaudyti, kas vyksta, žinai. Nes aš išėjau, tada grįžau. Žiauriai keistas buvo momentas, kada tu guli lovai, žinai, nėra aplinkui knarkiančių. Nėra jokio, žinai, tipo kažkokio, tada, kad tu visą laiką nesu Hebra, nes vis tiek tu ten 15-20 žmonių, žinai, visą laiką sekcijoje pas tave, toj hatai, tai nėra to tokio, žinai, tų spiruoklių, žinai, į naktį persiverti ar dar kažkas. Kažkaip jo, tas buvo įdomus, toks pusantro mėnesis pusantro. O trūko veiksmo, grįžus? Man visą laiką trūko lagerį veiksmo, nes aš toks, žinai, judum čia, ant to pajudėjimo tokio. Ir tenais tu nieko neprijudėsi. Sėdi ir tipo, jo, ką tu prijudėsi? Ant ragelio, pračiuži ten ant to ragelio, ten tą paderinį, tą pažiūrėjai. Bet ir tiek, viskas, nei tu pats važiuoji, nei tu pats šneki, nei tu pats dėlioji. Jokios dvižuvos nėra, tik pastrikoji ir viskas. Kas ten ateini, pasportuoji, pavalgai, pasportuoji, paskaitai, vėl sportuoji. Toks tipo. Aš kaip suprantu, jeigu tu kažkam padedi arba padarai paslaugą, tai yra savaime suprantama, kad tau priklauso atgal arba atkatas kažkoks, ne? Jo, taip, iš esmės tu gali tą sakyti, jeigu tai yra žiauriai geras tavo draugas, ar ten tavo koks nors, ten, sakykime, pažįstamas, arba su kuo tu judi, ar dar kažkas, jeigu tu padarai paslaugą, tai faktas, kad jis tau lieka kaip skolingas paslaugą padaryti. Tai nebūtina atsiskaityti pinigais. Aš, pavyzdžiui, irgi ten nebent tai reikalauja mano resursų, tai norėtųsi, kad bent jau būtų padengtos tos išlaidos. Ta prasme, jeigu tai ne tik mano know-how reikalauja, bet dar kažko tai sen, kad ir jis, pavyzdžiui, neturi ten kokio štukos eurų. Neturiu, žinai, bet reiktų, kad ten padarytum tą ir ten, kad užsimeta štuką eurų. No problem, žinau, kad jis man tą štuką atiduos, kad mes ten tą reikalą sustvarkysim ir kad kitą kartą, kai man pavyzdžiui, reikės ten gal štukos 5 ar ten tiesiog, kad jis kažką padėtų, žinau, kad man užtenka vienas skambučio ir kad bus viskas tvarkoje. Barteris tiesiog. Norėčiau, kad čia būtų norma visuomenį. Kad ranka plauna. Tas ir yra, žinai, tai po to po lagerio. Taip ir atsirenki žmonės. Taip, po lagerio išėjai, žinai, kai ten žmonės biškai gaudosi save ant bazaro, jeigu negali, sako negaliu, jeigu nežinau ir ten kažkokiu būdu prieinamas išvados. Kai čia žmonės laisviai tada būna, jo, bus gerai. Nieko nebūna. Tai kaip čia taip galima gyventi? Tai va čia ir kilo klausimas esminis. Geriau pasakyti, negaliu, negu viskas aišku. Taip, jeigu tu pasakai negaliu, tai kaip ir man viskas aišku, kad tu negali, aš nebekeliu daugiau klausimų
ir mes uždarom tą temą, nes tu negali. Bet jei tu pasakai, aš padarysiu, arba aš galbūt padarysiu, arba aš pažiūrėsiu, ar padarysiu, nu tai tada kyla klausimas, tai gal tu gali, bet nenori, arba negali, bet nori, arba tau per mažai mokų galbūt, tipo, kad tu tą padarytum. Bet viskas įsisprendžia per kalbėjimą. Tu turi kalbėti, diskutuoti, žiūrėtis, jeigu tu iš tikrųjų per mažai gauni pinigų, tai tu ir sakyk, žinai, seniai man duoda ten kažkas daugiau pinigų. Nu ir mes tada sprendžiam, tai gal galim pasistumdyti kažkur, arba kažką tais ir tada mes gal prieisim bendros išvados. O mano iš vis, aš kai kuriais atvejais apskritai tokį laikau, kad aš kartais gal, tarkim, darant pirmą varkę, jinai yra labai, nu, kokia, ne varkę, kokia nors ten... Bendradarbiavimą. Pirmas sandoris yra labai svarbus, kodėl? Nes pagal tai atrodo, kaip tu mąstai, kaip jis išsisuko, kas įvyko, kas neįvyko. Ir labai dažnu atveju pirmas būna pats sunkiausias, nes tu nepažįsti žmonių, nežinai kaip išsisuks, dar kažką. Ir jeigu jis nepavyksta, būna toks biškis skaudus reikalas, nes tu daug darbų įdedi, bet jis nepavyko. Ir tada kartais būna tokie momentai, kada žmonės nebenori su tavim toliau dirbti dėl to, kad, nu, nepavyko. Nu ir nefortanula, nepaėjo, kažkas gavosi ne taip ir taip toliau. Ir čia būna tokia... sąlyginai tokia lengva problema, sakykime, įsprendžia. Mano atveju, jeigu kažkas pirmą kartą nepaėjo, aš visą laiką linkęs pabandyti antrą kartą, kompensuoti už tą nepaėjimą, vien tam, kad išlaikyti savo žodį, save kaip atrodyti normalių bachūrų. Jo, ir kad aš galbūt iš tavęs galėsiu daugiau uždirbti, jeigu aš čia neuždirbau nieko, bet su antra varkė mums paeis gerai. Nu ir tas pasitikėjimo klausimas atsiranda. Ir tam žmogui didesnis noras pasistengti. Ir tam žmogui didesnis noras, jis mato, kad tu atsakingai žiūri tam tikrus dalykus. Ir jam yra didesnis noras su tavim dirbti, nes jis žino, kad tu atsakingas. Tai va toksai. Ir ne iš vieno grįžteko esu girdėjęs, kad irgi lygiai taip pat tas, nu, pagal bachūriškus dalykus. Jeigu tau nepaėjo, tai susmokėk. Jeigu ten tau atvežė 10 štukų, tau nepaėjo kažkas, nu tai grąžink 12, nu čia padarumo rygos yra. Kompensuoju. Taip, nu čia yra toksai paprastas dalykas. Nemalonu, nes tos 2 štukos yra tavo ir tas, bet geriau palaikyti gerus santykius. Turėti kažką to tokį, nu, sakau, tas bachūriškus dalykus turėti, nu ir viskas, ir kaip ir susitvarkysi, manau. Moralas yra koks, jeigu darai kažką, mano nuomonė, jeigu darai jau ten kažką nelegaliai, tai daryk vienas, nes anksčiau ir vėliau tave užsikalins. Jeigu tu nedarai ir tu apsisprendi, kad nedarai, tai ieškok būdų ir šviesk save, kaip daryti kažką, galvojant iš outside the box, sakykim taip. O šiaip, kad ir kokiai tu šiknoji esi, visą laiką yra kelias iš ten. Tai reikia žiauriai didelio noro. Ir tas dažniausiai žmonėms pritrūksta to noro išeiti. Nes jeigu tau buvo gerai kažkada darant kokią nors ten varkę ir visą kitą, čia kaip narkotikas, tu tą dalyką prisiminsi. Ir tada, kai tau reikia, nu, kai tau, tarkim, turi galimybę susitvarkyti, bet tau reikia pabūti šiknoj, kad vėl normaliai, nu, susitvarkytum, įsibėgėtum, tada tu iškart nori vėl daryti kažkokią varkę, nu, nes taugi buvo gerai, tu važinėjai ten aфиgeną mašiną, nuliovom mersų, dar kažką tenais, dar kažką gėlikas gaidys. Nu, naujas gal pofikas. Ja, tas pašūdas. Jo, čia svajonių mašiną pas daug ką girdėjau, bet toks jausmas, kad nieks nevairauja, viliukas kaip nežinau kaip kas. O tai ANS kupė galų gale, ar atsisėdai, ar pavairavai? Ne, bet... Celą. Bet turėjau geresnį variantą. Geresnį? Taip, turėjau geresnį variantą. Tai techniškai aš pasiekiau, ką įsivaizdavau, nuo jog noriu pasiekti. Ir atsisėdęs supratau, kad visgi ne tai buvo, ko aš norėjau. Tai va toks įdomus dalykas. Ir po to tenais lagerį tam pačiam aš išsigryninau iki galo, ko aš noriu. Ir šiandien dienai aš labai link to einu. Ir tikiuosi, jog aš tą pasieksiu. Net netikiuosi, žinau, kad aš tą pasieksiu. Tik tais jau, sakykime, su minimalia rizika. O tai kas tai yra? Čia tiesiog užtikrinta ateitis šeimai? Jo, visiškai taip. Užtikrinta ateitis šeimai, užtikrinta ateitis man ir rizika, nu, kaip, blogiausiu atveju gausiu kokį areštą. Bet, matai, aš pats nenoriu nuo to galbūt iki galo pabėgti, dėl to, kad, nu, vėlgi mane man patinka pinigai, kaip ir visiems, taip. Tai stengiuosi tiesiog tą daryti protingai, stengiuosi sugalvoti, kaip uždirbti savo, uždirbti tam, kurį aš pasisamdau žmogų,
nes būdamas teisingas su juo, aš jaučiuosi teisingas su savim ir, kaip sakant, kai turim tą šventąją trejybę, aš ten, daleiskim, kažkoks tai užsakovas ar dar kažkas ir mano žmogus yra atsiskaitę ir mes esam, tas žmogus gavo ko reikia, aš atsiskaičiau su tuo žmogum, nes jis padarė ko reikia ir galiniam variante tas, kuris gavo, atsiskaitė su manim, nes aš padariau, ką aš sakau, ta šventoji trejybė, niekas mes neturim viens kitam pretenzijų. Aš atsiskaitau, esu sąžiningas prieš save, prieš kitą ir dėl to man nereikia prieš kažką tai raudonuotą, ten, kaip sakant, darytis per petį, kad ten man gal ten kažkas manęs lauks kur nors už kampo ar dar kažkas. Tiesiog tai yra toks, aš pasirinkau va tokį būdą. Aš sakau, moralas yra toks, atsakyk už tai, ką tu sakai, mano nuomonė. Kuo tu atviresnis ir nepisiprotų žmonėm, tuo tie žmonės nori su tavim kažką turėti. Ir tai nesvarbu, tai bus legalu, nelegalu, varkė, nevarkė, tai nesvarbu. Tiesiog sakyk kaip yra, labiausiai yra sakyk kaip yra, nepis proto ir jeigu tu atsakai už savo žodį, tai net ir tuose pačiuose legaliuose dalykuose, ne verslo sandėris. Mes sutarėm, kad tu investuoji 1000 eurų, uždirbsi 2. Prašau. Jeigu uždirbai, matai, kad jis uždirb 700, damesk nuo savęs 300, kad tu įvykdytum tą, ką tu pažadėjai. Ir su tavim bus visai kitokios kalbos. Šitą dalyką išmokė įkalė lageris. Ir jeigu tu ten patapai, vesk save, sakykime, tuo geru keliu, nepizdėlink, neapsimūtink kažkur tais ir taip toliau. Ir tai nebus pats blogiausias scenarijus tavo gyvenime, kas tau gali nutikti. Manau, kad yra daug blogesnių vietų ir daug blogesnių dalykų, negu papult, sakykime, į tą patį. Ten pat, jeigu tu save gerai vesi ir susidėliosi, kaip tau ten nebepapult ir ką tu ten veiksi. Tiesiog turi būti tavo nusistatymas ir strategija, kaip išeiti iš to rato. Mano buvo tokia, kad aš noriu palaikyti pinigus, gauti tiek pat pinigų, bet nesėst. Ir tada tu pradėti mąstyti, ką tau reikėtų pakeisti ir ką tau reikėtų daryti, kad tu uždirbtum tiek pat pinigų, bet nesėstum. Ir gaunasi. Taip. Tai buvo sunkus kelias, ilgas, prisidėjo prie to žmonės, prie mano to tobulėjimo. Pats tu tobulėjai, šeima, ten dar kažkas, ta prasme, daug šūdo suvalgyti reikėjo, nes tai buvo, nes neatėjo į galvą durnam, kad reikėjo taip daryti, o ne kitaip. Gyveni ir mokais. Gyveni ir mokais, taip, bet svarbiausia yra nusiteikimas, susidėlioti tą strateginį planą ir judėti jo link. Svarbiausia, kad būk blembas sąžiningas prieš save ir kitus. Tada bus viskas gerai. Amen. Ačiū labai. Buvo malonu. Pasimatytų, dėkui.